žodžiu, kadangi pradėjom. Podcastą. Yeah. Nors mes galim susišnekėti be žodžių net. Jo. Taip, bišpijau, kad nebūtų taip, žinai, kad... Ai, Aš mes pusę žodžių pasakau, tu... Žmonės, ką aš Grinai. Jo. Tai va, tai ta gaida pradeda mūsų podcastą. Ką galiu pasakyti, mes nusprendėm filmuoti podcastą, kas yra ganėtinai keista. Mes jau planavom prieš metus, 2, 3, nežinau, senokai planavom, kažkada buvo ta mintis, kažkaip numetėm ją. Ir dabar, kol buvau Ispanijoje ir buvo belė koks gruzas ir tiesiog reikėjo, tiesiog vieną dieną tiesiog super motyvuota pasijaučiau naktį ir pačiu Agniai. Ir sakau, davai darom. Ir jinai, darom. Tai, žodžiu, mes ten išsirašinėjom valandą apie tai. Ir sakėm, kad darysim ir aš galvau, kad mes nedarysim ir numesim visgi tą mintį, bet here we are. Aš irgi turėjau. Ja, aš galvau, kad gal, bet aš kadangi buvau labai užmotyvuota, tai kiekvieną dieną sakiau, let's do this. Žodžiu, tai dar kol buvau ten, jau galvojamės kaip čia ką. Tai va, tai susipažinkit, sveiki atvykę į mūsų pusę. Tai pavadinimo galvojimas buvo. Pavadinimo galvojimas buvo. Juokingas. Nežinau, sunku buvo nuspręsti vis tiek tą vieną pavadinimą. Vis dar nesam 100% patenkinti savo pavadinimu, bet šitas patiko labiausiai iš visų. Jo, ir šiaip, man atrodo, aš tai bent jau overthinkinčiau, niekada vis tiek nesugalvočiau to tobulo varianto, tai kas dabar geriausia atrodė, taip ir padarėm. Jep, tai va, tai kas nežinot mūsų, tai aš esu Dimantė, čia yra Agnė, tai malonu susipažinti, o kas žinot, tai labai malonu vėl pasimatyti po 100 metų, nes anksčiau kūrėm turinį žymiai daugiau, ten ir YouTube'ai, va, šitoj pačioj platformai, dabar labiau Instagram'ai, TikTok'ai, bet vėl mes čia ir... Bet smagu grįžti į YouTube. Labai, čia yra tiesiog, jo. Nostalgija kažkas yra su YouTube. Tai va, tai labai faina, kad sugalvojom grįžti ir jo, galėsit mums pasiekti tiek Instagram'e, tiek TikTok'e. Lauksim jūsų. Ir ką aš tam norėjau pasakyti? Ai, tai va, tai jeigu nežinot, tai mes esam pusseserės. Ir iškart norėjau aš pasakyti, galvoju. Jo, tiesiog, kad tiesiog, jūs turite žinoti, nes... Tiesiog yra fun fact. Jo, čia toks fun fact, mes esam pusseserės ir mes labai vieną kitą iš pusę žodžio, kaip pradžioje kalbėjom, kad žinom, suprantam. Tai tikimės, kad suprasit mus. O šiaip neteiskit mūsų per daug, nes per laiką įsivažiuosim. Pirmas kartas tokiam formate, tai kinda. Man visiškai pirmas. Tau visiškai pirmas, man toks, bet žinot, vis tiek. Augiai bręsti, viskas keičias, tai... Man čia atrodo labai didelis challenge'as kalbėti, nesustojant. Nes dažnai ir mintį pametu ir dar kažką ir... Aha. Aš ta prasme galiu relėtinti viskam, nes mes ant tiek panašios, kad mes viskam galim relėtinti, nes... Podcast'as žodį same. Jo, tai va, tai žodžiu, tai nežinau, tikimės, kad jums patiks, prilips ir šiaip, kad mums bus faina, nes mes nusprendėm filmuoti kažkaip savęs neužspaudžiant labai ir norim, kad tiesiog būtų faini pasėdėjimai ir žiūrėsim, kaip mums seksis. Tai va. Tai sakau, tas pats mūsų galvojimas. Tai va, prasidėjo ruduo. Nežinau, galim užbėgti atgal į vasarą. Galim užbėgti atgal į vasarą, kas gero. Šiaip mano vasara tai buvo gan nuobaldi. Kodėl? Nes, nežinau, visiškai nieko nenuveikiau atrodo, bet aš galvoju, gal čia vėlgi pareina tas iš visuomenės tas toks, kur prisižiūri. Vienas ten keliauja, kitas tą veikia, kitas tą, o aš tokia, nei kelionės turėjau kažkokios, nei kažką labai jau ten ekstra veikiau. Tai taip iškart nurašiau, kad mano vasara buvo neįdomi. Bet pasideginau, su draugais buvau, su šeima, tokie paprastesni dalykai, bet vis tiek buvo faina. Pritariu. Šiaip geras oras, tai iškart nuo tokia. Jo, labai faina, tai faktas, žinai, kaip sako, kad laimė reikia rasti mažuose dalykuose, tai va net minimalūs dalykai, tokie kaip ten anksti atsikelti vans, pasportuoti ir something, tai sakyčiau, kad yra... By the way, kaip sekasi su režimu miego? Tai va, tai apie režimą kalbant, tai labai prasti popieriai, mes, kas nežino, tai buvom Ispanijoje su Edviu, nes yra mano antra pusė, turiu pristatyti, jau kažkas nežino, tai žodžiu, tai mes buvom su antra pusė Ispanijai ir tą valandą atgal yra. Tai dabar gaunas, kad valandą į priekį, tai man biškai sudėtinga, ar ne? Pala, aš dabar biškai... Ten valandą atgal. Jo, ten valandą atgal. Tai kaip tik ne, pala, tai kaip tik jo, pala. Wait a minute. Atgal, nes... Tai dabar būtų ten... Pas mane, aš skydau einu mėgoti. Jo, pas mane
Dar kalbėjau. Jo. Tai žodžiu, tai man sunkiau dabar yra užmigti. Jo, tai tu dabar eini, tarkim, 12 miegot nori eit, bet pagal tavo pripratimą iš Jo, Ispanijos gaunasi 11. Jo. Tai va, tai biški sunkoka ir ne tik tai. Kažkodėl ten išeidavo atsikelti, turbūt dėl to, kad buvo visų pirma, tai karšta ir aš atsibusdavau ryte ir nebenorėdavau miegoti. Pirmas dalykas, nes, žiauriai karšta buvo, dušnekas visiškas. O antras dalykas, nežinau, tai chaosas ten visiškas toks buvo, dėl ko... Pala, pasimečiau, chaosas čia yra. Chaosas yra čia, kad reikia atsikelti, nes labai... Čia darbų, tarsi, Tiesiog... atsiranda visokių, Jo, tu tokių... Tai čia rūbus reikia išsitokti, Jo, čia pastatyti, jo. čia ten nueiti parduotuvę, Jo. ta. Tai va, biškai pamečiau mintį iš esmės, bet esmė tokia, kad dar labai gerai lovai mano miegas man. Tai man labai sudėtinga atsikelti ir sudėtinga užmigti. Turiu tą pripratimą šiaip scrollint. Bet kadangi dažnai būdavau ir viena, nes Edvinas filmuodavo vestuvėse, aš dažniausiai montuodavau, tai aš per tą dieną prisimontuodavau tiek, kad aš jau norėdavau miegoti. Eiti, tai kažkaip net nebescrollindavau ten, bet dabar grįžus namo, tai scrollinu ir tas toks nervinos, kad scrollinu ir akių nesudedu, akių nesumerkiu. Aišku, čia dabar buvo išpaus pilnatis, kuri vis dar yra, tai šitas dar turbūt buvo tikrai nepridedantis dalykas. Ir jo, tai va, tai toks yra režimas, aš labai tikiuosi susitvarkyti, nes tikslai mūsų yra dideli rudeniui, čia mes gyvenimus keičiam, čia upside down visiškai, kalbant apie tai. Tai labai tikiuosi, kad pasitvarkys tas režimas, dabar biškai dar reikia sugrįžti kažkaip į ritmą, nes ką mes grįžom tik pirmadienį, šiandien mes filmuojam penktadienį. Nu tai va, tai žodžiu, tai dar tik Man toks jausmas, kad kelias dienos praėjo. visą gyvenimą bandau ritmą į tiesiog. Žinai, būna, jau ten pavyksta mėnesį, jau ten borau, ten 8 atsikėl 12 lovai. Vėl nepavyko, vėl ten savaitę 2 blogai, vėl einu į ritmą. Ir vėl pavyksta kažkiek laiko, iki kol vėl nepavyksta. Nu, žodžiu, atrodo, visas gyvenimas toks ir eina. Kad bandai. Ir niekaip, ir vėl bandai. Čia su visais dalykais tai būna, ten, kai sugalvoji sportuoti, sugalvoji, kad tam vandenį reikia gerti reguliariai, nes tikrai nesam labai geriančias vandenį. Nu, kai tokių dalykų prisigalvoji, ten kažkiek pavyksta, atrodo, bet neina to kažkaip į tą rutiną įdėti, kad jau visam pasiliktų, žinai. Tada biškai liūdna. Tai su režimu ne kokie reikalai, o šiaip grįžtant prie Ispanijos, tai buvom mėnesį. Beveik mėnesį šiaip. Žiauriai pykau. Jis išvažiavo, paliko mane. Tai buvom daugiau negu 3 savaitės šiaip Ispanijoje, dar buvom kelias dienas Italijoje, ten ar 4 ar 5, neatsimenu, bet overall mėnesį nebuvo mūsų. Tai aš galiu pasakyti tiek, kad aš biški esu namų žmogus, tai man labai sudėtinga yra išvykti tokiam ilgam laikui. Man jau 2 savaitės, man jau po 2 savaičių buvo, ar po 2 su viršum jau buvo breakdownas, aš norėjau namo, man jau toks namų ilgesys, aš jau taip norėjau namo, aš jau sakiau, čia grįžus darysiu tą ir tą, tik aš noriu namo ir panašiai. Tai žodžiu, tai buvo šiek tiek sudėtinga, bet šiaip overall buvo karšta, tada buvo normaliai. Ir žodžiu, nėra kažko, ko labai papasakoti, šiaip ten buvo tokios labiau darbostogos, tai kaip sakiau, labiau dirbom, negu atostogavom, biškai pasiteginom, biškai patripinom ten Ispanijai, tai visai faina, bet ar kartočiau mėnesį išvyką, tai nemanau. Labai nenorėčiau, nebent jeigu būtų kažkur tolimesnė kelionė, pavyzdžiui, toks kaip ten Tailandas ar kažkas, tai manau, kad kokios ten 3 savaitės, tai gal galimai ir išbūčiau, nes būtų daugiau nauja visko, kadangi Azijoje realiai kaip ir nesu buvus, apart Dubajaus, tai Europoje jau toks biškiai atsibodęs man dalykas, nes visur, kur be nuvažiuoju, vis tiek plius, minus viskas yra tas pats, žinai, nu, ten skiriasi, aišku, kurortai nuo ten sostinių, bet šiaip viskas labai panašu, tik tai kita kalba, ten, žinai, kitas maistas, kultūra ir panašiai, bet šiaip tie pastatai, viskas, nu, tipo, viskas daugmaž tas pats, kažkaip noris kažko daugiau. Man tai didžiausias klausimas, kaip susidėti daiktus mėnesiui. Kaip, žinot, nuo kiek rūbų pasiekti, nu, kosmosas. Čia buvo iššūkis nemažas, nes aš tokia, kur reikia prisikrauti labai daug daiktų ir aš manau, aš ne vieną tokia, aš manau, čia mes moteris. Nakvyniai vienai, pavyzdžiui, pas draugę eičiau miegot, tai aš jau ten su 2 lagaminais vos neateinu, tai mėnesį išvažiuoju. Tai va būtent. Tai žodžiu, tai buvo reikalų susikrauti daiktus, bet taip susikrovau, galvoju, kas išsiskalbsiu rūbus, viskas kaip ir aišku, ten 5 kartus kartojau tą sąrašą, tikrai viską pasiėmiau, man atrodo vis tiek kažko buvau nepasiėmus, dabar tikrai nepasakysiu ko, bet tai toks iššūkis, bet kaip sakoma, pavyko, išgyvenau ir dar buvo netgi rūbų, kurių nepanaudojau. Wow. Nes tiesiog, aš buvau tokių
suknelių pasiėmus išeiginių labiau ir panašiai, tai ne visur, kur buvo ten. Aš galiu tik tiek pasakyti. Visų pirma, tai pasiėmiau visą kosmetikos begą, susikrovau visą tašę, visą mantą, ta prasme. Ir aš nei karto Maljorkai, nei karto nepasidažiau. Tik Italijai pasidažiau 2 kartus. Vieną dieną nes norėjau atkontentą pafilmuoti, o antrą dieną nes varėm į Komo. Tai beveik realiai neprireikė makiažo. Svarbu pasiimti, nes gal prireiks. Jo. Gal man reikės. Ten užėmė jau tokią nemažą dalį lagaminų, aš galiu pasakyti, nu, ta prasme tikrai batų dar vienų nepanaudojau, vat irgi kažkaip, nes pamiršau, šiaip turėjau panaudoti, bet tada išvažiavau su suknelė ir su Adidas Samba kėdais, su 3 poloskiam, tai labai tiko. Nu, bet aš tokia jolo, tai žodžiu, nusifilmavom be kojų. Aš turėjau būti pilnas vaizdas, be gaitų, tipo, žodžiu, kad nukirta būtų žodžio pačia. Jo, nepykit dėl mano kalbos. Jo, tai va, tai tokia ta Maljorka, šiaip, sakau, sunku kažką tokio įspūdingo pasakoti. Šiaip galiu pasakyti tiek, kad man maistas labai nepatiko. Tai va, didžiausias iššūkis buvo, kad ištverti, kad grįžti čia ir pavalgyti normalaus maisto, nes Ispanijos maistas visiškai man yra sausas, aš plius nemėgstu jūros gėrybių labai, tai, nu, tipo, tik krevetės realiai valgau. Tai, tipo, jau toks, kur, nu, nelabai nesėtė visas tas paėjas valgau ir panašiai. Tai buvo sudėtingo visas kitas maistas, kad ir ten italų virtuvė ar kažkas labai sausa. Ir, nu, tiesiog, man jau, sakau, aš čia grįžau, aš jau taip svajojau po to mėnesio apie bulves, ryžius, nu, žodžiu, tokie normalesnį maistą, žodžiu, žinot, nesausą tą tokį. Norėjus cepelinų, kugelio, žodžiu, šaltekų, šiaip nei vieną dar nevalgiau, bet labai tikiuosi sunku pavalgyti, bet keptų bulvių, bet tik grįžom kitą dieną kepėmės keptas bulves tarkuotas, tai tiesiog, nu, žiauriai neskanus maistas, bent jau man asmeniškai, taip pat kai Italijai pabom, tai vat, Italijos maistas tai yra vat, kitas levelis. Tai va, tai su to maistu tokie nepiragai, tai galiu pasakyti, kad lietuviškas maistas ir šiaip lietuviai tikrai labai skaniai gamina, mano nuomonė, nes sakau, buvom ne vienoje vietoje ir tikrai kažkaip aš kažko tokio, vat, kad net ir labiau fancy nueitum vietą, nėra ten kažko labai wow. Tai va, tai biški nusivylimas su maistu buvo, tai buvo biški sudėtinga, bet šiaip gal pliusas, biški ant dietos, biški bakūdau gal, nežinau, nesisėriau iš tikrųjų po kelionės, o jeigu priaugau. Čia reiktų pažiūrėti, bet nemanau, nes jo, tai va, šiaip bandžiau įdegti, nes jo, mano šeima visada tyčias iš manęs, kad aš esu labai balta. Tai bandžiau įdegti, šiaip pagal save esu įdegus, bet žinau, kad pagal Agnę nesilyginu, jinai ir Lietuvoje puikiausiai įdega, aš tai Lietuvoje neprisiverčiu, bet tikėjausi ten įdegti. Bet kaip tik norėdavom išeiti per Edvino laisvą pasideginti, taip ir gaudavos, kad būdavo ne per geriausias oras. Pirmom tom dienom buvo. Tai kol dar rugpjūtis buvo, ten rugpjūčio gale viskas buvo gerai, o vat jau rugsėjais prasidėjo ir lietus, pas juos ten kai pila, tai nupila labai smarkiai, žinai, ten jau balas belio kokio dydžio. Tai toks ir vaibas, tokia ta kelionė, šiaip jau aš buvau, kaip sakiau, turėjau breakdowną, tai jau kai Italiją persidau, jau, ta prasme, jau tokia happy buvau, visiškai. Tiek laimės, ta prasme, tryškau, ten tiesiog jau žinau, kad po Italijos pabūsim ten 4-5 dienas. Ir buvau žiauriai laiminga dėl to, kad grįšim namo, tai žinokit, jau kai grįžau namo, tai žinokit, Lietuvą myliu, nežinau kaip... Grįžai visišką patriotę. Jo, visišką patriotę grįžau, kur šiaip nesu tokia. Ir šiaip būna pabamų ant Lietuvos, nes, nu, manau, mes daug kas pabamam ten dėl kažkokių dalykų, bet žinokit, vis tiek savo žemelį yra geriausia. Galiu tikrai pasakyti, jau tarsi, dabar keliauti tai nenoriu, šiek tiek pauzelę, aišku, pareišant orai, visko gali būti, bet namie geriausia. Tai tiek apie tą mano kelionę, šiaip, nežinau, ką čia, pamiršau. Aš jau taip, Pamiršau, šiaip, žodžiu, tai va vienintelis toks didžiausias dalykas ir įsimintiniausias, kas nutiko, nes šiaip buvo daug, bet šitas įsimintiniausias, kad užsibukinome su Edvinu mėnesiui, realiai 2-3 savaitėm, ten 20 dienų virš. Užsibukinom vietą, nuvažiavom, atskridom, nuvažiavom su autobusu, žodžiu, atvarom į vietą ir, ką jūs galvojat, mumis apskemino. Čia kaip iš filmo visiškai. Jo, čia visiškai kaip iš filmo. Aš iš tikro turėjau nuojautą, kad taip ir bus kažkodėl. Nu ir jinai pasitvirtino. Tai, žodžiu, Edvinas dar tikėjo labai ryškiai. Tai šiaip buvo labai keista jo. Kaip ir atrodo viskas gerai, mes ten per firmas užsibukinom, nu, bet žodžiu, daugiau niekada gyvenime per random puslapius neužsisakinėsim, čia mums didžiausia pamoka gyvenime, šiaip sakė,
ispanai iš to gyvena, tai vat, būkit atidus, nepasamaukit kaip mes, nes mes tokie biški dar netiek patyrę ant tų kelionių, tai vat, tikriausiai dėl to ir pasimovėm. Šiaip labai keista, nes vat, atinu biški sudėtinga yra apgaut. Jo, vat, vis tiek kažkaip taip buvo, tai vat, mes atvažiavom įsivaizduojat su 2 lagaminais 20 kg, 2 kuprinėm ir dar Edvino ten 10 kg, kur sveria dar vieną kuprinę ant ratų, tai žodžiu stovim ten, nevalgę, pikti, laukiam, mums niekas neatrašė, žodžiu paskui išsiaiškinom, kad ten šalimais, šalimais, kur namas yra, nukopino ten visas tas nuotraukas, žodžiu, tai ten buvo reikalų, tada jau ką darysim, nu žodžiu, mums pagelbėjo. Lietuviai ten viskas gerai išsibaigė galų gale, tai bent tas gerai, tik tiek, kad labai gaila, nes ispanų policija faktas, nes jie ten pietuose labai tingi dirbti, tai nieko mums jie nepadėjo, mes ten bandėm dar kažką įrodyti, tai va dar kažkaip nelabai pasisekė mums su tuo, tai likom apskeminti ir taip nemažai pinigų buvo išmesta į šiukšlinę. Tai va, tai paskui buvo šiaip didelis nusivylimas, va, tai realiai jau pirmą vakarą, paskui biškai atsigavom, jo, tik atvažiuoju ir toks va, nu tai va, tai toks biški set, tai jeigu galvojat važiuoti kažkur, tai aš rekomenduoju tos patikimus puslapius, nes per jos bent jau pinigus gali susigrąžinti panašiai, čia jau viskas dingo, pradingo, nes mes ten daug kur kreipiamės, bet žodžiu dingo, pradingo, jau ten toj sąskaitoje nieko nėra, žodžiu, kur pinigai transferinti taip. Ir vieną palik kažkokį daiktą, kažką pamiršti pasiimti ir panašiai, bet aš neįsivaizduoju, man iškart panikos ataka prasidėtų. Nors nuvažiuoji ir sužinai, kad tave apgavo ir tu neturi dabar kur miegoti, tik toj šalyje man čia būtų tai buvo streso, bet stengiau save nuraminti, aš žinau, kad tas stresas ir ta panika nepadės tose situacijose. Ja, tai tiesiog pirmas dalykas, tai tiesiog nuėjom pavalgyti. Ir aišku, negaliu pakęsti, bet mes nuėjom į restoraną ir negaliu pakęsti to, kad mes paprašėm meniu. O pas jos siesta visada vyksta, ten vidury dienos, kurie ten nedirba nuo 1 iki 6, nu žodžiu, nuo ten pietų iki vakaro jie nedirba. Tai va, tai žodžiu, tai čia už valandos ir mes tokie... Tai žodžiu, tai dar pralaukiam tą valandą, vis tiek reikėjo kažką pavalgyti, tai pavalgiam, biškai padėjo tas, nes žinai, pykti įmokai nevalgai. Tai pavalgiam, tas padėjo ir žodžiu, paskui jau ten viską mums padėjo. Nelikom be namų, žodžiu, turėjom kur miegot, bet žodžiu, su iššūkiais visokiais, tai va tokia įdomesnė kelionė buvo, iš tikro dabar gal daug dalykų susidėjo, dėl ko dabar taip noriu namie pabūti, patostogauti, šiaip padirbėti ir užsiimti kažkokiais tai normaliais reikalais, ne kelioniam tikrai. Kelionių kol kas užtenka, nors turim ateity kelionę suplanuotą, nes važiuosim į koncertą. Tai va, tai mūsų laukia jau balandį Billie Eilish. Jeigu tiek išfilmuosim, tai pasidalinsim įspūdžiais. Jo. Ne, man kelionė nenusimato, kelionė nebuvo. Nusimato, balandį. Nu gerai. Čia jau, žinok, nebus jo kelio atgal, varysim, bus labai fainai. Tai va, tai žodžiu tokia, tą vasarą šiaip dar buvom Anglijoje, bet dėl koncerto Dodžios. Jo, tai va, tai irgi labai fainas experiences, bet šiaip nebenoriu į Angliją važiuoti koncertus, nes labai nepatinka, nes jie labai garsiai ir daug dainuoja / rėkia. Tai aš labai nervinos, aš suprantu, aišku, ten tie žmonės filina, viskas gerai, jie ten dainuoja, bet nu aš nieko negirdžiu, aš girdžiu tik 3 spėgimus. Dažniausiai vis tiek būna jaunimas, tai... Fanų koncertą paklausyti. Jo, tai aš dažniausiai būna net nesigirdi, žinai. O jie visus žodžius moka, dar jie tokie yra, kurie visus lyriksus moka, ne tai, kad priedinį padainuotų, bet jie nuo pradžios iki galo visą dainą dainuoja, tai žinai, tai tas toks... Tai sakiau, kad biškai padarys pauzę nuo Anglijos, nors šiaip faina, patogu ten visai. Ir tie biletai skrydžių nebūna brangus, bet vat, nežinau, dabar vat, dėl to rekomendavau ir siūliau ir varysim į Norvegiją. Jo, varysim į Norvegiją, tai vat, tikiuosi, kad ten žmonės tokie šiaip man ir labiau chill. Nesu buvus Norvegijai. Jo, tai va. Kai darė koncertą, Nymas ten kažkaip labai kažką veikia. Jo, bet kažką vis tiek pasme. Ček, Norvegija. Jo, kažką vis tiek, žinai, kažkur pavalgysim, kažkur pašmirinėsim, kažkiek gal spėsim. Tai vat visai fainai nusimato, nors aš anksčiau savo sakiau, kad aš niekad į Norvegiją nebaisiu, nes šiaip nėra, kad šalis labai trauktų mane, bet kažkaip, why not? Tai vat taip kažkaip random susidėlioja, kad varom ten. Tai nes labai faina. Dar kažko, ko įvyko, tai nežinau, kas dar gerą vasarą. Iš esmės tai buvo renginių, buvom ir festivalį Garankių. Toks pam man
norėtus užsienio geresnių atlikėjų. Aišku, suprantu, kad ne visada pavyksta. Tai va, ten visai irgi smagiai pasibuvom. Patiko. Man vis tiek, aš būtų kartus Granatuose, tai pirmą kartą su palapinė, 3 naktis. O čia tai buvo experiences, toks biški išgyvenimas iš dalies, nes nesu labai palapinių žmogus. Tai buvo įdomu, ypač kai nueini miegoti 5 ryto ir jau 9 ryto nebegali, nes taip karšta toj palapiniai. Ir tu ten nemegojęs tiesiog būni. Bet, nežinau, labai įdomus experiences buvo, bet šiaip buvo fine overall. Tai šį kartą varėm be nakvynės. Tai nebuvo visų tų kančių kabutėse. Bet, nežinau, vis tiek, man tai smagiai praleidom laiką. Tai buvo fainai, žodžiu. Buvo cool. Vis tiek fainai kažkur yra nuvaryt. Koncertai visada traukia, festivaliai, visi šitie dalykai, kai mums muzika šalia, tai žinai. Aš visą laiką galvojau. Tarkim, mane vyksta Granatos. Ir va tais metais čia aš buvau prieš 3 metus, neatsimenu tą pirmą kartą. Tai va, okei, mes miegosim palapinėse, aha. Tai aš dienos metu vakare turėsiu palikti visus daiktus palapiniai. Žinai? Ir man niekaip nedašu to galvoju, kaip nieks nepavogs mano daiktų. Nu tai buvo, tiesiog palapinę gali bet kas ateit. Buvo, ir jis kažką pasiimti ir viskas. Aš galvoju, kaip nepavogš, ir aš draugai sakau, sakau, ar nepavogš mūsų tų daiktų, žinai, nesakau, nenusišnekėjau, žinai, po Lietuvoje gyvenam, viskas čia normaliai. Gerai, nu tai niekur nebuvo, nieks nieko nepavogė, nei ten ką. Žodžiu, gal būna pavienio atveju, bet viskas buvo gerai. Tai aš taip, okei, galvoju, reiškia įmanoma. Tai nežinau, čia toks jau turbūt iš tų senų laikų, iš tėvų perduotas, kad, žinai, kaip, tipo, mašinose sako nieko nelaikyti. Išdauž langą viską. Žinau, kad ir tu taip darai, bet kažkaip nesinori palikti. Taip, nepalieki ant akių, Tai tas pats prie jūros, tu ten, žinai, mačiau ten tokius, kad, tas visas... Kaip eit maudyti? Man toks... Ir tu maudysi iš tos jūros, žiūri, Tai man taip Maliorkai buvo grinai, ta prasme, aš viena, kai ėjau į pliažą, tai aš grinai savo daiktus taip kas sekundę, žinai, stebėjau, nes, baisu, žinai, ten raktai, viskas, telefonas, tarsi net viskas. Kitoje šalyje tai iš vis kosmosas, tai žodžiu, tai žinau, kad taip Eastern European daro visi šitos šalis, taip labiau tai, kad slepia tos daiktus, nes kažkoks yra iš tų, palikę, žinai, kad gali pavogti ir panašiai, tai mes labai šiaip atsargus. Kas yra gerai? Šiaip? Jo. Tai va, tai tokia ta vasara įgės, ne? Grįžtam į eterį, žodžiu, kadangi jau išsijungė mūsų kameros, tai nusprendėm pertraukėlę pasidaryti šiek tiek, tai tiek būtų apie vasarą. Užteks, manau, galėtume, aišku, čia kalbėti, bet einam toliau. Šiandien paimsim temą apie socialinius tinklus, tai aš biškį tokį mini, trumpą kvizą /viktoriną/ nežinau, klausimai atsakymai pasirašiau. Žodžiu, tai žodžiu, Agnės paklausiu, jūs galėsite irgi pasitikrinti savo žinias. Aš tikiuosi nebus kažkas apie pop kultūros dalykus, kažkokius... Ne, čia bus visiškai apie socialinius tinklus klausimai. Gali kažko ir nežinot, bet paspėliosim, aš duosiu ir atsakymų variantus, nebent nenoriu atsakymų variantų. Noriu pavadinti spėti. Noriu, ne? Bus per daug easy, man atrodo, bet nes nėra tokia sunkus, tai žodžiu. Tik tais tiek, kad čia šitą remiuosi statistikoje ir faktais 2020 metų Liepos mėnesio duomenimis. Tai, žodžiu, jeigu kažkas dabar yra kitaip, tai remkis iki to, kas buvo iki 2022, jeigu atsiminsi. Susikaup, tai va, tai žodžiu. Tai pirmas klausimas, kuris iš šių socialinių tinklų yra seniausias? A. Facebookas, B. LinkedInas ir C. Twitteris. Tikrai nežinau, kada LinkedInas buvo sukurtas, neįsivaizduoju. Twitteris ar Facebookas? Gal Facebookas, ne? Tai Facebookas tavo atsakymo variantas yra? Jo. Tai LinkedInas. Seniausias. Seniausias. Oh my god. Jo, seniausias socialinis tinklas. Sekantis klausimas. O aš jį gal sužinau prieš porą metų, tai. Jo, tai va, jisai senai jau egzistuoja. Sekantis klausimas. Kas pirmas panaudojo story formatą? A. Snapchatas, B. Instagramas, C. Discordas. Kodėl tą Discordą įdėjo? Tai Instagramą, nors pala story formatą. Story formatą. Stories, kad gali kelti. Bet...
Nu, Instagramas. Snapchatas. Nu, kad dėmėt, bet tai ten... Tai ten gali irgi istoriją kelti. Tai ten story ir vadindavas. Kai tu ne žmogus siunti, bet tipo įkeli ant savo sienos. Tai ten senai jau ten. Žiūrėjau socialiniam medijom, ką žinau apie socialinės medijas? Nieko. Ne, bet čia tokie ne visiškai, ne visi tavo paliesti, žinai, tai mes ne visus socialinius tinklus naudojam. Sekantį klausimą važiuojam. Kiek Instagrame gali trukti live transliacija? A. 1 valandą, B. 4 valandas ir C. 24 valandas. Jūs atsakymas? Jo, kiek Instagrame gali trukti? 1, 4 ar... Kažkaip niekada netkreipiu dėmesio, nes niekada nežiūriu net live. Jo. Man tas pats būtų, žinok, aš taip galvočiau. Instagramas nemėgsta, pavyzdžiui, reelsų ilgų ir panašiai. Bet ar bus valanda padarę, kad tik live'as gali būt? Aš suspėjimu. Visas 4. O gal 24? Nu, ne, 24 tai man tikrai ne. Iškart. Okay. Taip, jūs man nori sakyti valandą, bet aš bijau, kad bus 4. Bet ar gali 4? Nu gerai, valandą dedam. 4 valandas. Kol kas jau net per geriausiai sekas, bet nenusiminkime, nes... 4 valandas. Gerai, dabar žinosiu. Tai va, čia dabar irgi primenu, kad 2022 metais remiamas. Tai kiek nuotraukų Instagrame daugiausiai gali sudaryti karuselę? A iki 5, B iki 10, C iki 20. Dabar iki 20, ne? Ar tik tokia dabar yra? Ar Instagram? Nežinau. O tik tokia ten iš vis milijonų nuotraukų gali dėti. Nežinau, gal 30 esu mačius, nežinau. Nu čia. 50 arba 20? 50 arba 20. Nu tikrai ne 20. Ar 10 leisdavo prieš 2 metus? Tikrai neatsimenu. Man patinka tavo pagalvojimai, garsus. Na. 5 ar 10? 5? 10? 5 ar 10? Bandau dabar atspėti iš tavo... Ai, aš manau, kad tai nereikia spėti, aš nieko neatsakysiu. 5 ar 10? Tai aš tau atsakymą. 5. 10. Nu, kodėl tu pasirinkai tą temą, kur tu pagalvoji vieną, bet tu pasirinkai kitą kažkodėl, nes tu pabandai savo įtikinti, kad kitas atsakymas bus, nors žinai, kad šiandien mano intuicija neveikia visiškai. Supratau. Pilnatis. Šiaip aš galvoju, iš vis, ta prasme, ta karuselė jau iki 10 labai ilgai, man atrodo, yra. 10, kad leidžia nuotraukų dėti. Nu, jau senokai, aš manau. Nekeldavau. Aš manau, kad jau nuo COVID tikrai buvo. Tai va, jo, dabar yra iki 20 jau padidinę. Dar nepanaudojau šito, bet... Why not? Jo, kiek kokius 5 net spėjau, ne? Jo, kinda. Nėra sužymėta, bet jo, man atrodo. Važiuojant prie sekančio, galbūt pasitaisysite. Ką reiškia TikTok programėlės pavadinimas? A. Judantis garsas. B. Smagus šokis. C. Laikrodukas. Ką? TikTok programėlės pavadinimas, ką reiškia. Bet čia tipo į lietuvių kalbą verčiant, ar overall? Čia overall, ką jie, kaip suprantu, čia nėra parašyta, bet kaip suprantu jo, ką turėjo omeny. A. Judantis garsas. B. Smagus šokis. C. Laikrodukas. Nu, laikrodukas yra žiaurytas toks, kur tipo, obvious, kad tipo TikTok, bet jie uždėjo tokį tipo... Nežinau, jūs man atsakykite. O buvo šokantis garsas kažkoks ar? Judantis garsas, smagus šokis, laikrodukas. Na, patinka šitie klausimai. Tu tiesiog spėk random. Nežinau. Kuo ilgiau galvoju, man atrodo, tu labiau nueini į šoną. Gali tai būti? Nežinau. Nu gerai, dedam laikrodį. Tai laikrodis? Jo. Judantis garsas. Nu, aš sakau, kodėl? Galima nuo paaiškinimo, kad jie man parašytų. Neparašyta čia, bet jo. Aš irgi nežinau, šiaip judantis garsas. Pirmą kartą girdžiu, kodėl taip yra, bet pasirodus taip yra. Nu, gal būtų galima išvesti, nes tipo kaip nota. Aha. Nu gerai, next. Nu jo, taip. Važiuojam toliau, gal šitą pavyks. Kiek Instagrame lietuvių vartotojų sudaro nuo 35 iki 44 metų auditorija? A. 3%, B. 13%, C. 18%. Nuo kem 5? Nuo 3,5 iki kem 4. 13 arba 18 buvo net tie skaičiai. 3, 13 arba 18. Instagram. Lietuvių jo. Lietuvių? Lietuvių. Lietuvių. Pergalvojimas vyksta. Nu, tai... Gerai, intuicija jau stoja. Ne, nevyks. Man patinka. Nu, tikrai ne 3. Čia sutinkė su manim? Galimai. Galimai, 3 gali būti.
Sutinku, jo. Šokiruota. Padėsim tau šiek tiek. 13 ar 18, 13 ar 18. Nu. Jūsų pamastymai? Ne, nieko neduoda. Nu, 13. Jūsų variantas 13. Jūsų atsakymas, tiksliau mano atsakymas yra 18. Agnė nebenorės daugiau gyvenime daryti. Aš Dabar tau tu, jo, dabar aš ir kitą kartą aš, kai pasigaidinsiu, tada aš sakysiu, ne, nebenoriu, viskas. Tai va. Taip, so. Jo. Čia dabar visiškai bus, bet tu kai ranų turėsi spėti, nes toj susinervinsi. Bet šitas klausimas yra, kiek Lietuvoje turi LinkedIn paskyras. Nu, tai jokauja. A. 252 tūkstančiai. B. 513 tūkstančių. Ir C. 589 tūkstančiai. Pirmas. Atsakymas buvo C. 589 tūkstančiai. Kodėl? Daug naudoja. Jo. Pasirodus jam. 500. Populiaru. Jo. Ganėtinai daug, čia beveik ketvirtadalis jų Lietuvos. Žiauriai daug. Kiek čia gauna? Eik, sau. Žiauriai nusivylusios su šito testu. Nu, gerai. Jo. Kitą kartą gal geresnę atrasiu, nepykit. Važiuojam, dar turim likusių 3. Kuriame iš šių tinklų pasauliniu mastu vyrų vartotojų yra daugiau nei moterų. Žodžiu, kur daugiau vyrų nei moterų. Tai A. LinkedInas. Čia aš nežinau statistikos LinkedIn, aš sakiau, kad aš jau B. nebenaudoju. Facebookas. C. Instagramas. Vyrų daugiau. Vyrų daugiau nei Ar moterų. man dabar skait LinkedIną, nes tai mane žiauriai. O galima pagalbą kokią salę? Kažką. Vis dar turim salę slapti draugui. Paskambinti, gali paskambinti kažkam pasiklausti. If you want it. Vyrų daugiau, nu, tai ką? Nu, pagalvok. Ne Instagramas. Nu. Tai kad moteris, ne, kuria daugiau Instagramą. Nu, aš taip galvočiau, Nu, nu, tai savo va. asmeninės patirties. Tai va. Facebookas, nu, nežinau, kaip čia pasverti. Nu jo. Nežinau, kaip Nu jo, pasverti. čia biškai jau sunkiau. Bet Instagramą bent jau galima atmesti daug. LinkedInas, nu, bamba, irgi, nu. Aš LinkedIną, nu, sakom, LinkedIną. You are right. Teisingai? Aš sakau, reikia spėti, kas labiausiai tau nepatinka, sakymas. Grinai. Tas LinkedIn. Žinai, kodėl aš galvoju? Todėl, kad tangi su darbu labai daug susiję. Tai aš galvoju, kad aš irgi vyrai galvojau. dirba, bla. Žinai, kad stereotipai. Jo. Jo. Panašiai. That's why. Aš taip bent jau galvočiau. Jo. Jo. Wow. Yay! Nežinau. Turime sekantį klausimą. Čia prieš paskutinis. Populiariausias hashtag Instagrame yra A. Photo of the day. B. Love. C. Fashion. Populiariausias. Mhm. Nors jaunimas love deda? Nežinau. Bet jis toks labai jau universal. Matai, aš per daug galvoju, gal. Fashion? Gal ne? Nors ir foto padėjai, ne? Photo of the day. Tai kuris atrodo populiariausias. Atsimink, kad visi deda. Tai va, nu čia neįeina kategorijų metų. Žodžiu. Šiaip overall čia visa žmonija, žodžiu. Čia ne lietuvių, čia visos žmonijos. Gal aš nežinau. Tai va. Aš tai tikrai gyvenime Visi dėjau naudoja. foto of the day. Niekada gyvenime. Bet yra tokių daug, Irgi nežinau. žinai, ir tipo skaičiuojant nuo tada, kada prasidėjo, žinai, visas Instagramas. Kaip o dabar, kiek yra panaudotų hashtagų, nu, pagal logiką mano, pagal mano Aš logiką. buvau 22 metais, tai po to. Ai, ne, čia iki 2022. Na, fashion, nežinau. Photo of the day. Bus ne, bus Love. love. Jau. Taip, love. Nes, nu, logiška, meilė, visada meilė yra populiariausia tema tikriausiai, bet jo. Hashtag love. Jo. Nu, bet logiška, jeigu nuo senų laikų ten jau prikrovė belekiek. Nu, šiaip iki dabar, ir aš manau, kad ir šiais laikais yra gal ne jaunimo deda, bet, žinai, Indija, visa kita, daug yra žmonių Žinojai, kad pasaulyje. yra hashtagai Instagrame, kurie yra blokuojami. Ir kurių Tai negalima naudoti. Bet aš nepasakysiu dabar nei vieną, neatsimenu. Bet mačiau, pas kažkas kėlė į savo akauntą ir buvo įmetęs po Instagramas hashtagai, kurių geriau nenaudoti, nes tada Instagramas tavo turinį paslėps. Tikėtina, kad neišmes parodyti kitiem. Nes dažniausiai ten tuos hashtagus naudoja žmonės netaisyklingai, tai inappropriate nuotraukas kažkokias kelia, flagina visą tą turinį ir tada, jeigu tu uždėsi tą hashtagą panaudosi, tai tikėtina, kad tavo turinys bus paslėptas. Tai yra toks dabar dalykas. Okay.
Bet ten jų labai daug buvo, tai aš net nesigilinau, galvoju, aš net neatsiminsiu, nesvarbu. Yeah. Tai Neverta. žinosim, fun fact. Paskutinis klausimas. Taip, paskutinis. Ačiū Dievui, tai aš vieną atspėjau. Po vieno jo, su LinkedIn, to mylimiausių socialinių tinklų. Paskutinis klausimas. Facebooką norėtų pavadinti. A. Facemash. B. Friendily. Friendily, jeigu gerai perskaičiau. Ir C. Friendverse. Friendverse. Facemash, Friendily. Friendverse. Atleiskit už moterį, man nežinau. Kokias kitų? Nežinau, ne vienas, nes... No, that's what I'm talking about. O kokį tu spėtum? Ar tu žinai jau atsakymą? Ne, tai žinau. Aš galvoju, ten paspaudai to išmetą. Ne, aš jau nusisvaipinau, nes čia žinau tokius senesnius biškį. Facemash, tu prasme, toks rimtai tas pirmas yra? Pirmas Facemash. Mash? Facemash. Facemash. Friendily. Friendverse. Nu, tai... Tas pirmas žiauriai Šau. juokingas man. Mažiau overthinkini, daugiau Arba atspėjai. pirmas arba trečias. Tai kuris? Nu, sakei, mažiau overthinkinti, tai pirmą tada reiškia turi sakyti. Taip. Pradėjau Facemash. pagaut dabar tavo clues. Jo. Facemash. Aš bandau, žinai, kažkaip bent jau. Okay. Kaip pasirodos. Tapo Facebook'u. Kur irgi tipo. Prilipo visiems labai. Šiaip ne visų žinau tikrai reikšmas, o šiandien sužinojom, kad TikTokas yra judantis kažkoks garsas, Judantis garsas. Kažkas tokio. Okay. Tai jo, įdomybių yra. Bent kažką išmokau šiandien naują. Tai va, aš sakau vieni pliusai. Tai va, toks buvo kviziukas, kaip sakoma. Mes šitą norėjom pakalbėti. Aišku, ne, čia tokį įvadą padarėm. Aišku, ne apie socialinius tinklus, žinoma, jumis pamokinsim, nes mes pačios, kaip suprantu, nemokam. Ten va tų visų, kas yra juokinga. Nu, bet čia vis tiek buvo, istorinių tų faktų, bet, nu, žinai, mes naudojam ką labiausiai Instagramą, TikToką. Dar šiek tiek YouTube, ne, bet ten, jeigu reikėtų kažką tokio pasakyti, aš irgi nežinočiau. Čia jau tokie labai jau random dalykai. Jo, tai kitą kartą pasidėsiu ilgiau paieškosiu, ką nors normalaus, aktualesnio, nepykite. Tai va, tai galim pereiti prie mūsų temos, mes šiaip norėjom pakalbėti apie socialinių medijų spaudimą. Nežinau, kaip pavadinti visą šitą dalyką. Socialinių tinklų įtaka. Įtaka mūsų gyvenimui. Ir jo, šiandien tikrai labai rimtą temą paliesim. Nors mes esam komikės. Nerimtai rimta tema. Jo, nerimtai rimta, jo, iš tikrųjų šipčių. Nėra, kad labai rimta būtų. Socialiniai tinklai kažkaip. Jo. Fun. Bet iš tikrųjų kiek minusų yra? Jo. Kaip pasaulis pasikeitė nuo socialinių tinklų atsiradimo, tai labai viskas sparčiai keičiasi ir aš jau jaučiuosi sena 25 metų būdama. Tai aš jau jaučiuosi, kad aš jau nesuspėju su technologijom, tai man įdomu, kas bus dar po 5 metų, tai... Čia dabar mes perinam, kaip mūsų tėvai nemokėjo kažko, tai po biškį. Jo, mes nesusigaudom, jo. Tai reikalo tyčiaus iš tėvų, nes bus tokia pat, tai tiesiog tas toks... Jo, tiesiog nėra žodžių, bet žiūrėsim, gal pavyks kažkiek, bet aš manau, kad tikrai visko nepavyks žinoti. Nes sakau, aš jau dabar būnu susimėtau kažką technologijose, nors atrodo dar viską suprantu, bet sakau, jaunimas tai iš vis ten crazy yra. Domėtis. Taip. Tai va. Tai ties tuo. Važiuojame į temą. Kokias mes esam, ta prasme. Viską apsigalvojam ir panašiai, ir kai reikia šnekėti, tai toks. Tai kuri pradeda. Visiškai. Brain fogas dabar užėjo. Jo, ir abiems, kas svarbiausia. Problema yra, kad mum abiem vienu metu panašiai atsitinka dalykai. Mes šiaip gyvenam sinchronizuotą gyvenimą. Jo. Tada Kažkoks viskas panašu. buvo įvykis. Bet aš dabar nieko dabar neatsimenu. Nu, tu sugalvoji ir aš sugalvoju tą patį dalyką. Mes sutinkam, aš žadu dabar tą daryti. Ir abi, ką? Jo, grinai. Man labai dažnai tai būna. Tai va, žodžiu, tai iš esmės tai, ką norėjom pašnekėti, kad labai sudėtinga yra dabar gyventi
ir prisitaikyti šiame pasaulyje, kai socialinėse medijose yra tiek daug pūsto burbulo. Ką mes matom kiekvieną dieną ir kas mums iš esmės trukdo. Kaip ir minėjau pradžiai, kad apie vasarą. Yeah. Kad sakiau, kad nieko nenuveikiau, buvo įdomu, bet tai va, socialinės tinkluose, tai kaip visiems faina. Nors, iš tikrųjų, jie gal įkelia tik tai ten tam tikras dienas, žinai, iš savo savaitės. Geriausias akimirkas. Jo. Tiesiog, tu pamatai jas, tu, automatiškai tau toks sudaro įspūdis, kad čia jų toks gyvenimas, taip, fainas, viskas ten taip. Viskas rožiam klota, viskas ten nuostabu. Didžioji dalis tikrai nekelia tų blogų, nuobodžių dienų. Taip. Tai tikrai susidarom tokį klaidingą įspūdį. Jo, kas mūsų smegenyse išlieka. Ir mes automatiškai lygintis. Yeah. Čia mano blogiausias priešas yra, kad pradedi lygintis. Nėra žodžio, tiesiog nebėra žodžio, tiesiog pradedi lygis. Iškart tokios deep temos pavyzdžiui. Čia šiaip su to lyginimuose aplamai gyvenime tinka šitas pasakymas, kad niekada nereikia lygintis, nes visada bus kas kažką daro galbūt geriau ar kitokį gyvenimą. Žalia, kitur visada žalesnė. Taip. Tai jo, tai aš, pavyzdžiui, kai jau būnu tokia negatyvesnė, tam pradedu labai stebėti kitus, lyginti save, kaip pat sakau, stengiuosi atsiriboti nuo tų socialinių tinklų. Stengiuosi, tas literaliai, racionaliai, sąmoningai tiesiog nežiūrėti Instagramą, pavyzdžiui. Neiti jį, nežiūrėti storių, ką kiti veikia, atsiriboti nuo to. Ir susikoncentruoti savo asmeninį gyvenimą. Pavydžiu šitas. Ką? Pavydžiu, kad susikoncentruoti pavyksta, man nepavyksta. Nėra tobulą viską, bet jo, man kažkaip jau šitas įgūdis pabiškai ateina, aš pasidedu telefoną ir dabar kažką veiksiu. Žiauriai pavydžiu, nes aš kaip prisėdu, kaip aš ten pradedu žiūrėti viską, tai aš taip ir ten palieku, ten kelias valandas žiūrėti viską ir paskui pradedu galvoti apie savo gyvenimą. Tai kas yra, žinai, kaip sakai, matai ten, kad vienas ten taip gyvena, kitas kitaip gyvena, ir visi žodžiu ten tas toks. Net, man jau nesąmoningai net tas prasideda, atrodo, aš tik žiūriu. Jo, taip, aš tik žiūriu, taip. Bet po to... Jo, viskas padėjo. Taip, tai socialiniais tinklais tikrai daro nemažą žalą dabar. Jo, ir visas tas dėmesio sulaikymas, kaip čia pasakyti, dėmesio trukmės. Žinai, apie ką aš kalbu? Apie tai, kad dėmesio išlaikymas. Kad visi tie trumpi video, viską labai mažina mūsų attention spam. Ir tikrai būna sunku, pavyzdžiui, kai filmą pasijungti ir tiesiog žiūrėti. Nieko neveikiant. Jokių pašalinių dalykų. Anksčiau žiūrėdom. Bet kai socialinės medijos išpopuliarėjo, tai viską pradėjom naudoti, tai visiškai yra tas, kad labai sudėtinga sulaikyti tą dėmesį. Ir aš būna serialą žiūriu. Ir dar kažką reikia daryti. Ai, tai kokią nuotrauką padėtinsiu, čia dar kažką. Tai dabar labai daug dalykų, jo. Serialą dabar, ar tu prie telefono? Jo, labai daug dalykų vienu metu atrodo, kad būna darai, ten, žinai, valgai, tai pasijungi, aš būna net per kelis įrenginius pasijungiu daug dalykų. Aš būna montuoju, bet kol montuoju ir galiu be garso ten atsirinkinėti kažkokius kadrus, taip man eina per planšetinį ten kažkas, dar ten telefonas ant čiato pajungtas, nu žodžiu, ta prasme, toks per visus įrenginius, žinai, kažką darai ir toks, negali vieno kažkokio dalyko daryti, atrodo. Kas irgi trukdo labai susikaupti, kažkokį darbą padaryti, kaip sakau, kai montuojant sudėtinga būna susikaupti, nes tu tą pradedi klausytis, nes aš kokio podcastą pasileidžiu, kažką pažiūrėti, tai tas būna labai sudėtinga, tu negali susikaupti. Reikėtų viską atsiriboti nuo tų dalykų, bet kaip yra sunku, yra labai sunku, aš tau sakiau. Viskas, ta prasme, aš jau per dažnai sėdžiu, per daug žiūriu viską, tai reikia pasidaryti kažkokią ten 2-3 dienų tipo tokį laikotarpį, kur aš visiškai nenaudoju social medijos, iš vis aparatūrų, žodžiu, visų technologijų, žodžiu, visas technologijas atjungiu. Šiaip geriausia būtų išvažiuoti kokią gamtą mišką, jo, kad tas padėtų atsiriboti, nes taip namie irgi būtų to toks... Labai daug pagundų. Pagundų labai daug kiltų. Tai geriausia būtų kažkur išvaryt, tai šiaip dar yra planuose šitą padaryti, bet tikiuosi, kad pavyks. Bet kai yra darbų, tai tas ir yra, kad mes, kadangi ir kuriam tą kontentą, tai irgi, tai tada kiek aš galiu nebūti, žinai, socialinėse medijose ir panašiai. Tai tas dar yra tas, kai tu pats keli ir kai tu dar žiūri, nu čia yra dvigubas peilis, nes tu kai nori kažką nufilmuoti, kažką padaryti, tu žiūri kontentą, galvoji, idėjas, brainstormini ir panašiai, ne, žiūriniai. Ir tada tu pradedi lyginti, kad
Būna iki įvairiausių dalykų, iki to, kaip atrodo tavo namai, kad tu neturi kurioje vietoje nufilmuoti, kad neturi to, žinai, neturi galimybių to nufilmuoti, nors labai norėtum jo. Tiesiog minimaliausi dalykai, ta prasme, ir išvaizda, kodėl čia šito pana, ten, nežinau, fancy valgo pusryčius, ten filmuoja, žinai, jinai taip tipo ir gyvena, ar tiesiog nufilmuoja, kad jinai taip gyvena, žinai, kad tipo ten fancy pusryčius valgo, paskui ten kavą geria, ten eina sportuoti, žodžiu, viskas taip top tobula diena, žinai, ir tada tu galvoji taip, ne, blin, aš taip kažkaip sėdžiu, rotinu ant tos sofos, tai toks, nežinau, tas toks, žinai, ten atsikeli kavos, atsigeria, aš tokia dar nepusryčių valgytoja, tai iš vis, tai toks, labai tą tokį, sakau, sudaro tą tokį jausmą, kad, kodėl aš taip negyvenu. Ir tas yra labai blogai, nes iš tikrųjų mes visi gyvenam gerus gyvenimus ir visi gyvenam tokius gyvenimus, kokius mes norim gyventi ir nereikia to tobulo gyvenimo siekti, nes jisai tikrai tikėtina, kad jisai iš didžioji dalis žmonių, net visi, gal net niekas negyvena beveik tokį gyvenimą beveik. Gal yra tokių žmonių, supermenų, kurie taip aš manau, kad bet in the end of the day nėra, dėl to, kad jeigu žmonės, kurie ten daug keliauja, daug turi pinigų ir daug visko veikia, ten jie ties kažkuria vieta bus nelaimingi, ar bus santykiuose nelaimingi, ar dar kažkoks, tai ar nesijaus pilnavertiški, žodžiu, yra tokių dalykų, kur, tarpsime, kur mes galvojam, kad čia pinigai, čia kelionės, čia mašinos, čia tas visur varo, viską daro, kad jie čia žiauriai laimingi, bet iš tikrųjų gal žmogus viduje labai blogai jaučia, žinai, tai tas irgi toks, mes nežinom, mes matom tik trumpą dalį, tai reikia kažkaip atskirti tą faktą, kad socialinėse medijose mes matom tik tais minimalią dalį ir tai tikėtina, kad mes matom kažkokį tai personažą labiau negu patį žmogų, žinai, tikrą, nežinau pavadinti. Tai va, tas toks yra ir tas lyginimas su kitais yra sudėtingas. Tai va, dar vienas dalykas, ką aš pastebėjau, kad aš labai, kai lyginu su kitais, tai pasitikėjimą savim prarandu ir ką aš jau senai esu praradus ir tikriausiai, kad galbūt daugelis žmonių, kurie mane anksčiau susekdavo, tai yra pastebėję, tai kadangi aš buvau pradingus ir nepasakyčiau, kad aš labai jau aktyviai keliu turinį kaip anksčiau, nes anksčiau aš tikrai superstar varydavau per visus socialinius, prasme. O čia tai buvo talentas, YouTube'ai, TikTok'e, reguliariai, Instagram'e, visur. Aš visur egzistavau, atrodo, bet gal sprogau, gal per daug visko buvo ir per daug atsirado influencerių, tų turinio kūrėjų. Dėl ko man pasidarė toks, tai ką man čia dabar kelti, kuo aš išsiskirsiu, nors taip nereikėtų galvoti, nes mes visi esam unique. Jo, visi mes esam savimi, tai tą reikėtų ir rodyti ir aš manau, kad vis tiek atsiras kažkokia tai auditorijos dalis, kuriems tu patiksi, žinai. Tai va, kažkaip reikėtų nestatyti. Atrodo, viską suprantu, bet vis tiek yra tas, dėl ko aš ir buvau dingus iš socialinių tinklų, vien dėl to, kad dingo tas pasitikėjimas savim, aš nebenorėjau nieko daryti, nes kažkaip aš netobula, kažką netaip darau ir žodžiu toks visiškas pasimetimas gyvenime. Iki kol dabar atrodo, bandau dylinti vis dar su tuo ir bandyti suvokti visus šitus dalykus, kuriuos sakau, kad nereikia lyginti su kitais, kad reikia savim labiau pasitikėti, mes visi esam unique ir tiesiog, kad reikia daryti tai, ką mes norim daryti, nekreipti kitus dėmesio. Čia yra svarbiausias, aš anksčiau tai sakydavau, bet dabar, grinai, kai esu save pametusi, labai sudėtinga yra sugrįžti į save. Plus, po COVID aš visiškai pasikeičiau ir iki COVID aš buvau vienoks žmogus ir tas COVID man dar biškį šiek tiek pakišokoja, tas sėdėjimas namie ir žiūrėjimas tų socialinių tinklų, tas kažkaip mane uždarė. Ir dėl to dabar sudėtinga yra kažkaip netgi sugrįžti, nes dar plus ir mąstymas keičiasi per visą tą laiką. Ir visos psichologinės problemos. Čia reikėtų atskiros laidos šiai temai, tai šiandien nepaliesim psichologijos, bet jo, tai socialiniai tinklai labai gąsdina mane pastaruoju metu, norisi man jos mažiau, bet vis tiek turiu priklausomybę jiems didelę, nes tai TikTok'e pasidėti, tai Instagram'e ten tą sužiūrėti, o jeigu ne Instagram'as, tai YouTube'ai videką žiūriu, tai žodžiu, visiškai ta prasme yra tas, kur aš net Facebook'ą žiūriu, jaučiuos mačytę, bet aš bent jau visas naujienas žinau ir pranešu Agnei. Čia yra naudingas. Čia visai naudingas. Jo, vis taip bus naujienas pranešu, aš nieko nežinau. Jo, aš ką nors tam paskojame, rimtai, aš sakau, tu nematei, ne. Tu patmėlį, ne? Nieko nežinau. Dygmantė Ispanijai, man rašo, matei, Kaunas patvino. Aš sakau, ką? Jo. Ne, Grinai. Tai buvo iš Ispanijos, man naujienas. Jo. Labai juokinga. Jo, galvoju, kokius čia patarimą galėčiau duoti. Nežinau, man kažkaip, pavyksta
kažkaip va taip sąmoningai atsiribot nuo tų socialinių tinklų, padėtą telefoną. Aišku, kai jau pradedu žiūrėti, pas mane labai greitai, aišku, tas negerai, pas mane tas negerai, ten kokį video nusifilmuoju, jau reikia montuoti, žiūriu, bet čia apšvietimas blogas, aš nelabai gerai atrodau, gal ir dar būna labai dažnai, mano idėja nėra tokia gera. Tas labai blogai. Ir jo, labai daug video, pavyzdžiui, esu nufilmavus, bet niekada neįkėlus. Tik dėl to, kad, čia per prastai padariau. Tas irgi yra blogai. Bet tu nežinai. Bet aš nežinau, tarsi visos idėjos yra geros. Tai va. Čia yra kūryba iš Taip, tai va. Kas tau pasakys, kad tu gali vertinti. Nėra kažkokios skalios, kad tu galėtum vertinti, nebent iš techninės pusės. Bet tai aš ir nesu kažkokia profesionalė, filmuotoja, kažkas. Tai va, mes apsikraunam, kaip kad mes ten turim daryti kaip reklamose per telegą ten, kur jau max turi atrodyti viskas gerai. Tai čia yra blogai, nes dabar kaip tik, jaunimui ypatingai patinka tas autentiškumas. Jo, tai va, tai visi nori, kad filmuotum labai kaip tik paprastai dabar, kad nebūtų tie kadrai tokie jau sukoreguoti, sutvarkyti, jie labiau būtų buitiški. Tai va šitą esu pastebėjus ir jo, tai va, tai tiesiog toks, apie tos socialinius tinklus, tai čia yra toks crazy dalykas, nes kai tau reikia, sakau, kai tu užsiemi tom ir va, kad tau va, nepasigaut to addictiono ir kaip tau atsiriboti, bet to pačiu ir būti, kurie ir ta riba tokia, žinai, yra, kur tu nežinai. Tai tau dabar nieko nesibėti, tiesiog kelti savo turinį, bet tai tada... Bet tada kaip ir nežinosi, jo. Čia, skaityti, aktualijų ar trendų kažkaip. Jo, vis tiek turi žinoti, kas vyksta internete, atrodo, žinai, tai va tas toks, bet kažkiek riboti, tai faktas, kad reiktų, nes, sakau, tikrai labai kenkia. Ir kažkaip savo galvą įsirašyti, kad, sakau, mes visi esame unikalūs ir tiesiog būti savimi dabar yra geriausias dalykas, geriausias raktas į žmonių širdis, manau. Wow, jo, labai teisingai pasakyta. Jo. Man iš karto apie gyvenimą, aš kaip tokia biškė filosofė. Gerai. Žinau šitą. Jo, tas buvimas savim, realiai galų gale, at the end of the day, ir yra vienas svarbiausių dalykų. Nes, kaip tu kitaip pasieksi laimę, jeigu tu vis laik slėpsis po kažkokią kaukę, apsimetinėsi kažkuom, ir ne tik socialinės tinkluose, ir aplamai gyvenime. Taip. Tai, vis tiek, reikia bandyti, kaip sako, atrasti save, tiesiog užsiimti savo hobiais, būti autentišku ir nebijoti būti savim. Faktas. Koks ir esi, nes ir tada žmonės tave pamils tokį, koks tu esi, ir tu galėsi būti savimi, čia šitą visą temą aš sakau, bet atrodo, kad žinom. Jo, žinom, bet vis tiek, esmė yra. Vis tiek yra tas pats. Nepatikėjau ir darom tą patį kaip. Jo, kiekvieną dieną, žinai, tai mes visgi moteris, pas mus hormonai veikia, tai pas mus linksmieji kalneliai yra visokie. Tai nuo dienos labai priklauso iš tikro dar irgi šitas dalykas. Jo, man. Tai čia yra dar nuotaikų tas dalykas. Tas pasitikėjimas, vieną dieną. Gali būt, kad visai čia aš galiu. Pasak, tom dienom žiūri, kad nieko gero. Aš čia noriu ištrinti viską, aš čia noriu išsikrausti. Jo, grinai. Viskas atsivot nuo visų. Jo. Tai labai įdomiai. Jo. Mes tada, jo. Man patinka, mes tiesiog, mes releinam, tai nepykit. Čia toks, kur reikia to patvirtimo žodžių, vieno kitai sportas yra. Kažkas kažką pasako toks, jo. Tai pradėsim repuoti. Vėliau podcastą išgirsite mūsų repą, suprata. Visas repas, jo. Grinai. Toks, atrodo, grinai brain fogas dabar yra. Atrodo, aš dar vis neišsimiegu, kaip ir sakiau, tai toks. Jo, mane šitas kamuoja biški dabar, ta pilnatis biški daužo. Tai sudėtinga biški dabar kalbėti. Aš galvoju, kad vakare mums kaip tik lengviau. Lengviau, ne? Bet aš galvoju, kad gal visgi ryte ar dieną būtų netgi lengviau buvę kažką. Man tai energijos lygis tikrai vakare žymiai mažesnis. Aha, sužinau naują faktą. Rytas yra sunkiausia dienos dalis. Jo, mano visai. Aš nežinau, kaip kitiems žmonėms iš tikrųjų, reiktų paklausinėti, labai įdomu. Bet tai buvo, įdomu, nes man rytas, kaip ir tau, aš žinau. Atsikeli kaip, nežinau, vakare užsihaipinam, viskas yra fainai gyvenimas, yra gražus, mes čia viską galim, mes, tipo tokios, kompliment, tikrai žinai ir kažkur planų pasidarai, ryte atsikeli, nei motivacijos, nei jėgų, nei oro, toks kažkoks tada per dieną, kol įsivažiuoji iki to vakaro, ir žiūrėk, nebėgot kaip eiti. Tai va, tai tas toks... Kas čia negerai šitam rate visam, žinai, Manau, reikia režimo. Režimas tikrai. Režimas. Mytyba turėtų reguliariai būti, pas mane, pavyzdžiui, nėra labai reguliariai, tai aš valgau visai kaip ten sugalvoju. Kartais pusryčiai 12, kartais pusryčiai 2, kartais 3, kartais ir 7, visko būna pasitaiko.
vakaro, turėjau manį. I could never. Jo. Mums reikia kartu pagyventi kokį mėnesiuką. Aš be pusryčių negaliu. Bet aš negalėčiau valgyti, mane pykina, kai valgau be šansų. Aš einu miegoti 12, taims telefoną. Gerai. Padarysiu tau Norėčiau, šiaip reikėtų seifo kažkokio, bet kalbant apie tai, reikėtų seifo tokio, kur, žinai, tipo 12 valandų įdedi ir negali ištraukti iki ten, nežinau, 8 ryto, tarkim, ne? Bet čia tai būtų geras dalykas, nebūtų pagundų. Aišku, tada gal sieną žiūrėčiau, nu, bet geriau. Tu nemėgi, kad telefoną pasidedi kitam kambario gale, žadintuvas, kai skamba. Jo. Aš šitą buvau daug girdėjus, niekada gyvenime net nebandžiau, nes aš žinau, kad ant kiek aš būsiu piktą rytą, kad reiks eiti telefoną, aš net neprisiverčiu pabandyti. Nes aš jau žinau, tai paskambės kitam gale, nekenčiu, aš laikas snūs. Tu daug sniuzini, aš tai išjungiu tiesiog. Jo, aš snūzinu. Nu, aš net nežiūriu, ką spausti. Beleką, dažniausiai snūzas įsijungia. Kas 5 minutės. Ok. Ne, aš tai jo, kitam kambario gale, kad atsikelčiau, nes aš bijau visada pramegoti. Bet, žinai ką, aš anksčiau naudodavau, kaip žinai, alarmą. Mano žadintuvas būdavo pyp, žodžiu, alarmas. Jo, tas baisiausias, kaip visi sako. Tai anksčiau aš nuo jo neatsikeldavau, dabar jau jis mane pradėjo nervinti. Ar aš senstu? Nežinau. Bet jau jis mane pradėjo erzinti ir aš jau nervuojuos, kai aš jį išgirstu. Aš paėmiau tą telefoną, greitai išjungiu tą žadintuvą, žinai, ir nervuojuosi niekaip nepasikeičiu žodžių, nes ten su kažkaip reikia nusitikti. Jo, reikia ant visų nesąmonę. Jo, tai va, tai reiktų pasikeisti į biškį ramesnį, nes panašu, kad senstu ir jau nebereikia tokio agresyvaus žadintuvo, nes labai nervuojuos dėl jo. Tai va, tai čia tie įpročiai su telefonu, tai... Žodžiu, čia ne tik socialiniai tinklai, čia tiesiog bendras reikalas. Tie tokie įpročiai, va, ir žadintuvus išjunginėti, neatsikelti. Žodžiu, yra ką gyvenime tvarkyti, bet, kaip sakoma, mes tobulais nebūsim, nes visada yra kur siekti tobulumo. Tai, jo, tai čia galima. Ir žinai, kas juokingiausia man iš tikrųjų yra su mumis, kad mes visada, mes esame puskės, mes dažnai sutinkam, mes visada apšnekam viską, mes būnam naktį motyvuotis, ten apšnekam, reikia daryti tą, taip ir taip, žinai. Viską ten jau, planas ten jau gyvenimo 2 metus į priekį pas mus vos ne, tas viskas susiplanuojam, pasidarom ir tipo, ir toks, tiesiog niekas nevyksta, tiesiog niekas nesikeičia, pas mus niekas nesikeičia, bet mes apšnekam, kad ta prasme ten jau taip, jo reikia, jo, mes vieną kitai pritarėm ir tada galų gale niekas neįvyksta. Ir kas juokingiausia, kad paskui mes vėl praeina kažkiek laiko, ne koks mėnesį, nu nežinau, ten visai būna, mes vėl apie tą patį kalbam N valandų. Ir vėl pas mus niekas nesikeičia. Tai kame čia yra problema, tu man pasakyk. Kaip tai reikia? Visiškas. Aš tiesiog nesuprantu, tai kaip tu turi taip, atrodo, aš tikrai išsispyręs žmogus esu šiaip. Bet, kažkaip, neišeina, nesigauna, aš nežinau, čia gal tikrai. Bet man net planavimas, rašymas nepadeda, ta prasme, žinok, aš iš tų žmonių, kur aš nežinau, kaip reikia susimti. Aš tiesiog nežinau, kaip reikia susimti. Kaip jūs susimti? Jeigu sako small steps, pradėti nuo labai mažų žingsnių, nepradėti visko iškart daryti. Pradėti nuo atsikėlimo, valgysiu, išvartosiu ir social media nenaudosiu, nes bus too much per sunku, bet tai realiai. Jo, logiška. Labai daug disciplinos ir valios, tokia, pamažai. Pradėti, tarkim, kad su miego režimu. Daran, tipo, eisi važiuoji. Tai sportuoji. Tada pametį miego režimą. Bet tas ir yra. Tai neišeina. Gyvenimo, tai kalnelį. Jo, tai va. Labai viskas sujudina. Aš sakau. Bet, nežinau, įmanoma, bet sunku. Aš sakau, yra sunku, bet reikia kažkaip. Planuotis jo kažkiek reikėtų vis tiek, nes be planavimo tai iš viso atrodo niekas nevyksta. Ir biškį prispausti save labai reikėtų. Aš nežinau, mes tiesiog dėl... Visiškai pritarčiau. Aš tai, ką žinau, galiu pasakyti, kad esu profesionali to-do listerė. Grinai. Tiesiog, pas man kiekvieną dieną to-do listas. Praktiškai. Kiekvieną dieną? Beveik. Kartais patingi, ne? Tipo, nuo to, kad tu, ką pasidarysi per dieną? To-do listas. Aš nesidarau. Kartais darau ten valandom konkrečiai, ką veiksiu. Jeigu noriu turėti tokią produktyviai max dieną. Wow. Bet šitą retokai šitą darau. Bet vis tiek turiu kažkokius dalykus pasirašius tam. Turiu būtinai tą padaryti iki kitos dienos tam. Arba tą ir tą. Įsirašau visą laiką, nes taip aš neatsiminčiau nieko. Tarsi viską pamiršiau. Niekas nebūtų padaryta. Visiškai. Ok. Būtų labai. Wow. Turiu ir notuose, turiu ir užrašiniai rašausi. Tai žodžiu, basic dalykus užsirašiniai. Visiškai. Visiškai basic, ne?
Wow. Aš tiesiog kaip mano diena Nes aš net pasisuka, taip ir sukasi, na, tiesiog. būtų Agnė susitinka mane rytoj, arba ateitų vadienas, kai tu, susirašai, būčiau ką? Kur susirašiau? Tai aš, tik kalendorių, bet turiu rašyti, o šiandien filmuosim. Nes kitaip nežinau, kaip susigaudyti. Nu jo, šitas geras. Šiaip norėčiau visai išmokti irgi ten pildyti, kaip sakoma, planuoti. Jo, bet su tais planavimais, rašymais, tai irgi skaičiau knygą. Tai, pavyzdžiui, man dažnai būna, jeigu labai didelį sąrašą prisidarai, tai po to atsikeli, tarkim, žiūri ir tau ten tiek dalykų padaryti ir tau overwhelm būni ir net nežinai nuo ko pradėti, nes tiek daug dabar padaryti ir šitas gali būti blogai. Tai dėl to, kad reikėtų visus savo tikslus susirašyti, ar jisai yra skubus ir svarbus, tai čia jau instantly padaryti. Ar jis yra neskubus, bet svarbus, tai irgi prie topo, ar jisai, pavyzdžiui, jeigu yra neskubus ir nesvarbus, tai šis toks ištrinti arba perduoti kitiems žmonėms. Čia gal, nežinau, kokį pavyzdį galėčiau duoti, ten gal labiau buvo darbovietė, kai tu esi koks vadovas, ten atrašyta, kad tipo, tam kažkoks laiškas atrašyt, bet tau nei svarbus tas dalykas, ten kažkoks neaktualus ir nėra skubus, tai perleidai savo kitam darbuotojui ir tu pamiršti. Tai, nežinau dabar, kaip realiam gyvenime reikėtų čia įterpti ir koks kitas gaunasi. Skubus, bet nesvarbus turbūt. Aš neminėjau. Tai šitos, skubus, kad tipo greit atsikratyti ir atsirinkti tuos, kurie tikrai yra svarbus ir skubus, pavyzdžiui. Tai tuos pasirašai viršui, kad tuos būtinai per šiandien padaryti, o visi kiti jau kaip seksis. Pavyzdžiui, kuris nėra ten skubus, tai tada kaip seksis. Tada šitas nusiema tos įtampos, kad tipo neturi viso milžiniško sąrašo padaryti, tai taip ir būna, tipo svarbiausius, kad pasidaryti. O kiti, jeigu yra laiko kažką pasidarai, jeigu ne, kitą dieną. Šiaip žiauriai geras patarimas, nes aš taip ir darydavau, aš prisirašydavau daug ir aš būdavau overwhelmed ir aš nieko nedarydavau. Tai čia ne tik su dienos tas planas, bet ir tapsime kontento, aš net būdavau, prisigalvodavau daug video ir aš čia turiu padaryti ir aš nieko nepadarydavau realiai. Tai čia labai geras patarimas, kaip sakoma, reikės svarbiausius, elementariausius ir kaip sakoma, mažai žingsneliais reikia pradėti viską daryti. Tai visų šitą girdžiu, kad mažai žingsneliais geriau. Jo, nes jeigu per daug... Mažas progresas yra vis tiek progresas. Čia... Ar tu kiekvieną dieną ten po 5 minutės paspartuosi ir mėnesio pradė jau bus progresas tikrai, ar tu kiekvieną dieną tipo nieko nedarysi? Sprendi, ką aš noriu pasakyti? Aš tai suprantu, pilnai pasiristu. Kad ir koks mažas progresas gali būti. Vis tiek yra progresas. Tai tas iškainiausia reikia nepamiršti. Nes dažnai tas perfekcionizmas įlenda, aš turiu tobulai viską padaryti. To iš vis nieko nepadarai. Tai geriau vieną tą video nusifilmuo. Čia pagrindinė mūsų problema. 10, žinai, vis tiek bus geriau. At the end of the day, vis tiek bus geriau negu nieko ir tu žinai, Bet aš esu tokia. Tavo problema nėra tavo problema, bet mano problema yra, kad aš nekenčiu kiekvieną dieną dažytis. Ir mano dilema yra ta, kad aš noriu pasidažęs nufilmuoti kiek įmanoma daugiau. Bet tą dieną, kiek aš esu jo išnaudoti tą mano pasidažymą, nes aš nekenčiu tiesiog kiekvieną dieną dažytis. Man yra kažkokia, kažkokia trauma palikus, aš anksčiau dievindavau dažytis kiekvieną dieną, tas net galėdavau dažytis ir dabar yra kažkoks toks, kad tu nebenoriu, aš ir nežinau, kam čia dilema yra. Tai va tas ruošimasis, dažniausiai mane tas pasiruošimas tiesiog išvargina ir aš tipo, jau kai reikia filmuoti, aš jau nebenoriu filmuoti, nes aš jau tiesiog kol ruošiausi pavargau. Šiaip jo, tas pasiruošimas labai daug užtrunka ir tu tada dar pavalgysi mastai. Jo, prasideda. Jo, tai va, tai dažnai tai būna, žinai. Jo, aišku, čia taip nešališkai pažiūrėjus, galėčiau sakyti tau, tai nesidažyk, būk autentiškas savimi. Taip, aš kai pažįstu tavim, tai aš suprantu, žinai, kodėl galbūt nori arba pasidažyti ir... Jo, yra to kontento, žinai, kur kaip ir galiu aš nesidažyti, žinai, nėra, kad visada, bet jeigu ten kokie nors estetiški videkai, tai va tada jau žinai, kad dažysis. Jeigu ten kokie įvaizdžiai, tai jau žinai, kad dažysis. Jeigu ten koks nors daily, tai galiu dažytis, aš be makiažo, aš jau chilluosiu visiškai, tai kažkaip viskas gerai, bet sakau, jeigu reikia kažkoks jau rimtesnius video, tai tai man tas dažymas toks, bet čia reikia dažytis, mane kas dar stabdo. Dažniausiai. Čia labai, man atrodo, menknikas, tarp smedėjimą tiesiog pasižiūrėk, kad taip sunku. Aš dar labai ilgai krapštausi, tai žodžiu. Bet turi praktikuoti. Tau reikia challenge padaryti tau quick make-up, kad žinai. Quick make-up išmokti jo. Ir dar vienas dalykas, tai reikia susitvarkyti miego režimą, kad atsikelčiau 7 ryto,
Tada bus laiko. Taip, kad būtų laiko viskam, nes aš taip visą dieną nusirituliuoju, kad tu jau ten po pietų tik būni susiruošęs link vakaro ir tada tu jau, bet jau vakaras, gerai, vieną video susuksiu, padarysiu ir tada toks, žinai. Tai va tas dažnai būna. Aišku, man patinka, kad mes esam tokios, kur sakiau, kad planuojam 100 metų, nieko nepadarome, bet būna per metus, 1 ar 2 kartus, kai mes davai pafilmuojam, per tą dieną pafilmuojam, susiplanuojam kontento dieną ir kurią pafilmuojam. Vaidai, rytoj turėsim tokią dieną. Tikrai turėsim, tikrai filmuosim. Jo, tai rytoj turėsim tokią dieną. Užtvirtinimo, mes tikrai darysim. Jo, reikia šiaip faina, nes, paskutinį gerą orą, atrodo, reikia išnaudoti, nes aš jau mačiau kitą savaitę bus 15-14 laipsnių, tai va dar kol virš 20, labai norėtus dar išnaudoti ir nuvaryti kažkur tai ir tos pačios kavos išgerti, nes, nelabai ir pasidavom, kaip sakoma, nes kažkas mėnesį dar nebuvo, tai va dar reikia biškai pasidžiaugti, nes paskui irgi, aš žinau, kad mes rotinsim pas manęs, pas tave, žinai, bus tas toks, kur jau, kai prasidės jau šaltukas konkretus, tai jau ne visada norėsis kažkur išvaryti, bus kartais tiesiog kausį norėsim pasibūti. Namie prie kavos puodelio, žinai. Toks gruzas. Dėl ko? Dėl to, kad, kaip sakai, prasidės ruduo žiemą. Yeah. Tai aš žinau, kad ir kontentas prasidės labiau namie. Yeah. Vis lieks, neįsiu lauką, tu man. Taip. Ir dabar galvoju, kodėl aš per vasarą neišnaudojau daugiau. Lauko, ne? Viso. Vis tiek namie filmuoju praktiškai visada. Ką, dėmė, tai vartoj. Rytoj, kaip sakoma, bus prifilmuota. Už visą vasarą. Gerai. Padirbėti. Gerai, reiks dar sugalvoti. Aš iš tikrųjų turim keletą idėjų, bet jo. Tai va, tai rytoj tikiuosi, kad bus mašina, nereiks neapsikrauti. Kad rytoj jūs apskeltum. Tikėkimės. Ne, tai varysim anksti jo. Manau. Patelė. Galva išsiplaus šiandien, rytoj nereikės, tai man tik reiks pasidažyti. Va, čia tai yra klausimas su galvos plovimu. Aš lavinu. Jo. Aš plovu. Šiandien antrą dieną, rytoj bus trečią, tai nebent rytoj ryštis galiu. Jo, kaip tu norėsi. Tai va, žiūrint, ko aš norėsiu, man nuo surišimo galvos kauna. Tiesiog problemos. Bet ir spaut, aš turiu dar laiko galvą. Jo. Bet kai išspaunu, dar mano išsipūtė laukai būna, atrodo, antrą dieną geriausiai atrodo. Žinot, čia galėčiau kalbėti. Bet jo, valdysim atskirą temą apie mano problemas. Anyways. Tai va. Tai bus video, kaip protingai susiplanuoti galvos dienas. Grinai. Tai va. Jo, tai va, visai faina diena mus mato. Tai va, tai bus faina išnaudoti tą gerą laiką. Gerą orą, gerą laiką sakau. Bus ir geras laikas. Jo, nes reikia neapsikrauti. Žodžiu, pamečiau temą, kažkur nusukom biškį, bet pastarom pertraukėlę, man atrodo. Jo, mes noras. Jo, mūsų mintis tai. Jo, nepykit, mes esam tokios skraidytojos, bet pagaus. It's all good. Yeah. Žodžiu, einant pertrauką, biškį reikia poilsio, biškį akis taip paskaudalo, tai susitinkam po pertraukėlės. Tai va, žodžiu, grįžtam į podcastą ir ką mes kalbėjom, kad šiandien tokios temos mūsų pasirinktos yra ganėtinai depresuotos. Skendžias depresijas, tokios negatyvios, bet, kaip sakoma, reikia kalbėti apie gyvenimo problemas. Jo, apie realybę. Tai įžanga gal buvo šiek tiek linksmesnė, bet sakau, tos temos tokios, tai žodžiu apie, kas mums labai aktualu yra, apie life in your 20s. Gyvenimas, nežinau kaip lietuviškai. 20-metyje. 20-metyje, man irgi kaip galvoju. Jo, galbūt, galimai, jo. Žodžiu, esmė tame, kai eini jau link 30. Ir tas visas... Tas toks... Taip. Kaip čia pasakyti, savęs paieškos. Taip. Turi, kaip sako, turi atrasti savo šaukimą, karjerą, turi savo... Jo, atrodo, kad viską turi labai greitai. Turėti. O kur dar vaikai, taip, šeima, būstas, visas spaudimas. Yra labai daug, nežinau ko, nes aš galvojau mintyse, aš galvojau, kol tu pasakysi ir aš tada pasakysiu ir tas toks šūdas. Žodžiu, esmė tokia, ką aš norėjau pasakyti, kad... Mes tokias nerimtos. Jo, mes tokias nerimtos, bet čia taip ir turi būti, mes būnam savim, taip kad mes čia idealiai nekalbėsim, žodžiu, kalbėsim kaip mums gaunas. Tai va, ką aš norėjau pasakyti, kad yra tas toks dar visų pirmas dalykas, kas yra, tai yra tas dar neaiškus momentas, kai tu nesupranti, ir tu čia jau suaugęs turi būti, o tu čia dar biški vaikas. Tas yra ta riba tokia, žinai, kai kaip ir jau yra problemų pilna, žinai, tu jas turi spręsti,
žodžiu, viską pats Visiškai daryti. šios vaikas Jo, suaugusio o kūne. vat, jo, o tu vat jauties dar žinai, kad, tipo, visiškai esi vaikas, dar daug ko nemokė, daug ką reikia išmokti. Tai va čia yra pirmoji problema, nuo ko prasideda ir visos kitos, žinai. Vat tos problemos paskui išsivysto, kai, nu, Jo, realiai kiek dalykų atsiranda, jeigu Jo. pradedam savęs gyventi. Nu, ant savęs gyventi. Nu, vien, nu, ant teisingai savęs. pasakiau. Jo, nu, Savęs tipo, gyventi. išeini. Nu, išeini iš tėvų jau Jo. pilnai. Ir kiek visko atsiranda, kiek turi viską žinoti. Jo, ko neišmoksti, nes aš, tipo, ką Tas mokyklai butekas išmokau, jo. visas. Ko aš mokyklai neišmokau, ta prasme, visiškai gyvenimui nesu paruošta, labai būtų faina kažkokį įvadą gauti į tą biškį suaugališką gyvenimą. Kad kažkaip jo, suprastum tos elementarius netgi dalykus, aš sakau, nes nu, tikrai yra tas, kad norisi, žinai, mokėti jau, o tu, kai mokinės, nu, žodžiu, labai daug tokių, labai daug klaustukų atsiranda. Aišku, iš klaidų mokomės. Jo, taram, taip, taram, čia viskas yra tipo gerai. Bet, nu, tikrai yra tokių žinių. Palengvintų. Turėtų daug, Palengvintų. pavyzdžiui, finansinių dalykų. Jo, Kai tu nemoki savo finansų valdyti, Taip. po to žiūri, valgai ten tos grikius. Nu, aš nevalgau grikių, bet gerai. tarkim, čia. Taip, tos taip, čia yra. frazės. Taip. Jo, labai daug atsiranda problemų ir bandai jas išnaviguoti. Aišku, atsiranda ir gyvenimiškos patirties, bet tikrai trūksta tų žinių. Taip, labai sudėtinga yra. Vieni elementarūs dalykai labai teko pradedant, tai labai reikia viską išmokti, nes nieko jauties nemokantis. Tai aišku, gerai, tu išmoksti savarankišką gyvenimą gyventi, bet nu labai daug tų klaustukų, klausimų, kaip tu turi viską sudėlioti, kaip sakai, biudžetą, turi nuo nuoma, chemija visa, žinai, ta prasme, maistas, kuras viską turi, žodžiu, dėliotis, kad, žodžiu, kad nebūtų taip, kad paskui reiks valgai. Jo, o dar nori to gyvenimą pasidžiaugti, kol jaunas esi, Jo, nori visur va, važiuoti, va. viską veikti. Tai labai pasveikinti, jo. Ten biškai švilpuoja. Nelabai ten ko yra. Jo, tai va, tai tas yra tokie gyvenimo sprendimai kažkokie priimami. Aišku, labai gerai, šiaip tikrai išmokta daug, jau sakyčiau, per tos metus, kol ant savęs gyvenam. Tai tikrai jau labai daug išmokta, bet kiek dar reikia išmokti, kiek reikėjo iš viso, tai nuo ten vizitų pas gydytojus ir panašiai. Na, pirmas vizitas be mamos. Nu, čia ne dabar, jau čia anksčiau. Jo. Bet kaip, savo. Tiesiog, Labai tai va, turi sakau, paskambinti, susižiūrėti viską. Taip. Savo. Kaip viską atsiranda. labai daug. Tai tiesiog visiškai gyvenimo straginimas, bet čia, nu, jis toks ir turi būti, žinai. Mes įsivaizduojam, kad mes išėjom iš tėvų ir mes jau turim viską žinot, tam pabaigėm mokslus, bla bla bla. Ir to, kad viskas, mes jau turim žinot, ko mes norim būti, kad mes turim jau ten. Tai antrą pusę, vaikai, būstas, viskas, žodžiu, turi būti vietoje, atrodo, jau čia iki, o Jėzau, jeigu jau 30, tai jau laikas tiksi tau, Jėzau, tu čia jau senutė, viskas. Tai žodžiu, tas spaudimas šiaip labai irgi daug problemų sudaro, nes nuo iš to prasideda nepasitikėjimas savim, nerimas, labai daug dalykų atsiranda tokių, kur tu tiesiog jauti per didelį spaudimą ir tau tada nieko automatiškai nepavyksta padaryti. Bent jau aš taip manau. Tai va, tai tas toks... Ir tie tokie dalykai, tu jų negali sukontroliuoti. Pavyzdžiui, antrą pusę, nu jeigu tu, tarkim, išsiskyrei. Yeah. Neturi dabar. Yeah. Ir dabar Ką man tu dabar pergyventi, darysi? Jo. savo dabar aš neturiu antros pusės, man jau čia reikia Jo, išeiti. jo. Ir tipo, stresas bereikalingas. Nu, Jo. Kam? Ne, viskas tai su laiku. Faktas. Ir nereikia čia taip žiūrėti. Yeah, exactly. Pritariu tau, aprūp. Ne, kažką norėjau dar pasakyti, bet man pamintis nutrūko ir aš... Jo. Ir tada wait. Ir dingo. Jo. Neatsimeni minties, nes savo. Bandau atsiminti. Buferinam. Man patinka, kad mes tokias, sakau, esam visiškai pogas galvoju. Taip yra. Žodžiu, esmė yra tokia, kad tiesiog vien, kad save atrasti. Nu dabar visi sako, kad čia reikia save atrasti, reikia ieškoti savęs, ne, ir panašiai. Tai bet tai kur tada kiti dalykai, tai gauni spaudimą dėl tų kitų dalykų, o tu dar tik savęs ieškai, atrodo. Tu žinai, 25, tu dar tik savęs ieškai, tu dar nežinai, ko tu nori. Ir iš vis, ar tu kada nors iš vis žinosi, kad tu nori vieną dalyką kažkokį daryti visą gyvenimą. Aš manau, kad aš nebūsiu tas žmogus, kuris visada tą patį dalyką darys. Aš manau, kad labai kis pas mane, žinai, tie dalykai. Aišku, man kūryba labai nice, labai patinka, vis meniniai dalykai ir panašiai. Bet, tipo, aš žinau, kad vis tiek kažkas keisis, kad nebus taip, kad, žinai, čia dabar tau sako, tu čia pasirink sritį ir va tą sritį, va, žodžiu, gyvenimo galą, žinai.
Ne, mums per daug jau šiaip kiša, kad laisvas daug žmogus galvo, ką nori, tai aišku, tas sudaro daug problemų, va, ties ir social ta pati media, žinai, kur tu matai, kad va čia ir tą gali bandyti, žinai, bet tu tada hosi gyveni. Pasirinkimų labai daug. Taip, tai tu nežinai, ko tu nori būti. Kaip ir sakei, kad yra daug darbų, kur net, nu, tarpsme, net mes net nežinom. Jo, kad tai yra. Tai va, tai kaip žinoti, ko tu nori būti, žinai, visą gyvenimą, tu negali taip. Tiesiog tu turi bandyti dalykus, tiesiog kuo daugiau dalykų ir tiesiog kas prilimpa tam momentui, tą ir daryti. Turime dilemą problemą. Aš užaugau realiai su tuo įsitikinimu, kad literaliai taip nuoširdžiai tikėjau ir galvojau, kad 11 klasį reikėjo jau rinktis dalykus ir kad mano pasirinkta profesija, aš turėjau taip gerai pasirinkti, nes aš norėsiu visą gyvenimą dirbti. Aš tada tokį suvokimą literaliai ir turėjau. Ir toks stresas buvo, aš nežinau, ko aš noriu būti, eiktų savo, ką man čia rinktis. Ne, bus to, ne, bet aš nemoku, net nebandžius tų dalykų, klau, architektė bus, nu vai dabar, nu ką, jo, buvo. Ir tipo, ir jo, ta bereikalinga įtampa. Ir pasirinkau šitas studijas, pabaigiau šitas studijas. Ar aš dirbu? Toj srityje? Ne. Jau yra. Žinai? Taip. Galvojau, kad jo patiks failai ir po to jau ten pradėjau studijuoti ir galvojau, savo aš turbūt net nedirbsiu šitų dalykų. Savo, bet tada pradėjo keistis tas mąstymas. Tai visai gerai, kad, pavyzdžiui, ir socialinės tinkluose žmonės kalba ir apie tai, kad neturim mes apsistoti kažkokių vienų dalykų arba vyresni žmonės pasakoja apie savo istorijas, kad jie pakeitė profesiją 40. Tas yra žiūrėjai gerai iš tos pusės tos socialiniai tinklai. Nes gauni tokios informacijos iš realių žmonių, iš jų patirčių ir man toks, taigi jo, gal rimtai, aš neturiu dabar apsispręsti vienos profesijos turėti ir su jie susiženyti, taip sakant. Galiu aš keisti ir jeigu dabar man kažkas patinka, aš to užsiemu. Ir tipo, nu per laiką nebepatiks, galiu kažką naujo bandyti, mokytis, daryti. Faktas, niekada nėra vėlu. Žinai, niekada nėra vėlų kažką keisti, kažką mokytis, kažką daryti, čia visą gyvenimą gali mokytis. Ir va, tas ir yra keisčiausias dalykas, žinai, tau 11 klasėje jau reikia pasirinkti dalykus, kad tu jau nusistatysi vos nekrypti, kur tu ten nori įstoti, nes tau atikės tų pamokų tų dalykų. Čia yra crazy. Kaip tu gali, aš nesu vaikas dar būdamas. Taip, visiškai vaikas. Aš dabar nežinau. Vis dar, tai nežinau, tiksliai, ko aš noriu ir savo pomėgiu. Tai va, aš manau, kad čia toks dalykas yra, kai gal čia iš senų laikų tiesiog yra, žinai, lygiai toks, kur tiesiog būdavo ten tiek ir tiek atrodo darbų, žinai. Viskas tu ten pasirenki, viską žinai, tu tas ir tas bus ir tai buvo, man atrodo, kad užstrigus plokštelė buvo, kad buvo tas momentas, kad tipo, tiesiog tu pasirinkai, tai tu būsi pardavėja, tu būsi tas, tu būsi tai, žinai. Tai va, tas, o dabar kai reikia, tai... O dabar... Tai palauk vaikelė, tai būtent. Ir mes, yra iš dalies gerai, žinai, žinoti, kad tu, ta prasme, kad tu turi daug galimybių ir gali daug rinktis, bet iš tos pusės ir blogai, nes tau chaosas yra, tu visko nori, arba visko nenori, arba tu nežinai, ko tu nori, ir tada ką tau daryti, žinai, tas toks. Tai va čia yra tas toks, yra pliusų ir minusų, kuriuos turi pasverti ir kažkaip jo, iš esmės šiaip tai tikrai yra gerai bandyti. Labai gerai. Jo, yra labai gerai bandyti gyventi, sakau, bandyti dalykus. Manau, tikrai galima būti žymiai giliau ir daugiau kalbėti. Jo, faktas. Bet... Nežinau, ar mes norime tiek išsiplėsti. Jo. Tiesiog mūsų esmė gal yra tiesiog paminėti tos dalykus. Jo. Iš vis pakalbėti apie juos bent kažkiek. Apkalbėti. Žodžiu esmė, kad norim mes jums, žodžiu žaismas vyksta. Tai mes norim tiesiog motivacijos pripūsti kiek įmanoma. Aišku, iš tų negatyvių dalykų ir problemų, kad tiesiog reikia kažkaip išmokti, nekreipti dėmesio į tą spaudimą. Sakau, mes esam savo gyvenimo kalviai. Poetiškai manom. Ir jo, mes jį kaip norim, taip ir nugyvensim. Ir nėra čia to, kad tu 25 turėjau tą ir tą turėti, arba tą ir tą būt pasiekęs, padaręs. Nėra skaičių, nėra amžiuje ribų, nėra iš vis laiko ribų. Jo, visų kelias skirtingas ir nėra kažkokių tai, žodžiu, nustatytų amžių, kur tu jau turi kažką būt padaręs, arba jau kažką turėti ir panašiai ir panašiai. Tai dėl to reikia kažkaip bandyti neapsikrauti, nors gauni tą spaudimą, bet kažkaip, jo, bandyti tiesiog gyventi savo gyvenimą ir bandyti jį išnaudoti, aišku, kiek įmanoma tas galimybės, aišku, stabdo tam tikri dalykai kartais,
ir psichologinės problemos ir ne tik, bet finansai ir panašiai, bet kiek įmanoma tiek bandyti žiūrėti gyvenimo pozityviai, nes negatyvas niekada nieko gero neatneša į mūsų gyvenimus, tai stengtis niekada neužsiauvertinkint ties savo problemom, kad nereikėtų ten savaitę galvoti, kaip tas ar anas blogai ir kažkaip bandyti spręsti tos dalykus ir kažkaip gal paprašiau tą gyvenimą žiūrėti, žinai, nes tikrai labai daug apsikraunam, labai daug visko, kai yra. Labai didelis apsikrovimas ir gaunasi galvoju, kad turi viskas tobulą būti ties socialiniais tinklais jau vien kalbant, bereikalingos problemos atsiranda visiškai. Tai žinai, tai gaunamės to spaudimo, bet žodžiu, jūs žinokit, kad jūs gyvenat savo gyvenimą ir turite jį nugyventi taip, kaip jūs norit, o ne taip, kaip kažkas kitas nori, kad jūs nugyventumėt. Gimėm vieni ir mirštam vieni. Tai va, ir nereikia savęs graužti dėl to, kad jūs ten kažkas kitas 25 ten jau turi vaikų ar, nežinau, yra sustuokę, turi būstus ir panašiai, o tu ten kažko neturi, ar kažko nepasiekiai, ar karjerai kažkas, viskas ateis su laiku, tai, žodžiu, jums motyvacija žinutė, iš esmės. Jo, kaina, bandau, bet ne visada irgi pavyks. Aš dažniausiai kitus mėgstu motyvuoti, bet savęs kažkaip neužsimotyvuoju, reikia kažko iš šono, bet kitus galiu pamotyvuoti. Tai iš esmės, šitą 10 jūs turit bandyti viską. Jo, nes čia yra tas laikas. Kada jūs galit ir turit bandyti viską. Daryti klaidas, ypač jeigu dar nesi pririštas, neturi jokių paskolų ar vaikų. Kad ir viskas nesiklosto pagal planą, bet tiesiog turit viską imti iš gyvenimo. Ką dabar duodat, mokytis ir tiesiog eksperimentuoti, daryti klaidas, išmok gyventi autentiškai ir pasitengti neturėti to per didelio spaudimo būti kažkuo. Tai va, tai ir tiek žinių apie gyvenimą in your 20s. Patarimai. Tai va. Šitie visi patarimai, tai tikrai ir man galioja. Tai taip, kad ir kalbam vis tiek, ta prasme, tai nėra viskas tobula, kad mes kalbam, tai nereiškia, kad ir pas mus nėra tų problemų, tai tam ir kalbam, kad yra tos problemos, bet kaip jas spręsti, žinai, žinom, tai iš esmės, tai sakau, svarbiausia yra kažkaip riboti socialinius tinklus, aš manau, kažkiek, bandyti užsiimti savo pomėgį, savo veiklą, kažkokį tai turėti savo mėgstamą dalyką rutinoj, ar tam pasportavimą, ar pameditavimą, ar dar kažką knygos paskaitimą, ar whatever, ką sugalvojat. Tiesiog jį daryti būtinai, nes kažkaip, kad proto prasivalyti, kad neapsikrauti ir kažkaip, dar koks vienas geras dalykas, tai kartoti, jeigu turi kažkokių kompleksų ar kažką, ar kažkokių tai dalykų, kad, net nežinau, kaip pavadinti, bet kai norit save įtikinti kažką, tai kad jūs tam, tarkim, ar pasitikit savim, ar esat geras, ar dar kažką, ar tam norit tą ir tą pasiekti, tai prieš veidį atsistokit ir kiekvieną dieną savo kartokit ir pamatysit, padės po kažkiek laiko. Tai angliškai positive affirmation. Vadinasi, šiaip YouTube'ai pilna yra video, kurios gali klausyti, jeigu jau rezonuoja anglų kalbą. Ant labai rezonavo šitą suklausysi. Nesako, kad ten įpratis susidaro per 20 metų, įvairiai sako visi, bet aš per mėnesį kažkur klausiau. Nebuvo aišku magiškų kažkokių pokyčių, kad viskas, dabar su manim viskas gerai, žinai, bet pastebėjau, kad kartais situacijose tam nepatinku savo ar kažką ir man ta frazė, kurią aš minėdavau, kad ten aš graži, tarkim, man išlįsdavo po to gyvenime. Kad aš tam save pradedu kritikuoti ir toks, bet ne, galvoju, bet ne, taip nėra gal, žinai, tai atneša naudos vis tiek. Manau, šitas dalykas tikrai, sakau, man 100% neišgydė manęs, bet yra naudos ir tikrai reikėtų sakau, dalykus. Tikrai praverčia, kad ir kaip cringe gal skamba, kad ten savo kartoti, bet žinokit, savo kartojimas tikrai padeda ir manifestuokit. Meilė savo. Ir svarbiausias dalykas gyvenime, tai visada skirti laiko savo, nes aš anksčiau jau nemokėdavau skirti savo, dabar jau kažkiek mokinuosi. Nes atrodo visą laiką išdalindavau visą save kitiem ir savo nepasilikdavau, tai žinokit, pirmas dalykas, tai reikia pradėti nuo savęs, skirti laiką savo. Žinau mažiausių dalykų iki didžiausių, tiesiog nepamiršti savęs, nepamiršti savo sveikatos, nepamiršti savo pomėgių. Pats laimingas, tai aplink tave žmonės bus laimingi, nes tu jiem galėsi suteikti irgi, čia pasakyti. Buffering. Tai ką noriu pasakyti, kad tu esi savo geriausia versija. Tu neperduodi kitiems žmonėms to negatyvo, tu kažkokius savo įsitikinimų ir panašiai, žodžiu, ir dėl to aplinkiniai laimingesnis ir šiaip. Ne, mažesnis, tai
būkit pasitikinti savimi, kad ir kaip sunku galbūt, bet stenkitės, kaip sakoma. Ir nepamirškite laiko skirti savo. Čia yra svarbiausias numeris vienas dalykas. Nepamest savęs. Jo, nepamest savęs. Ir į vieną dalyką taip pat nesusikoncentruokit. Nes kartais Šiaip labai išeiti nukenčia. iš galvos, iš tų minčių, Jo. tiesiog va, pabūt, kaip sako, čia ir dabar. Nu tai va, sakau, būtent kažką, tai žinot, nesėdėti tuose socialiniuose, o va, tiesiog pabūt biškai. Negyventi kitų gyvenimo Jo. per telefoną, o gyventi savo Savo. gyvenimą ir skoncentruoti savo. Patinka man šitas. Tai va, tai iš esmės tokios temos temelės mūsų, nežinau, kodėl mes tokias rimtas temas pasirinkam pirmam kartui, iš tikrųjų galėjom paprašiau kažką. Lengviau, kur mums taip... Jo, nes mes viškai taip dar reikia įsivažiuoti, bet, kaip sakoma, įsivažiuosi su laiku. Čia yra, pabandžiusios, nebūtume žinojusios, tai... kaip sakoma, dabar reikia bandyti viską, mokytis iš savo klaidų ir jo, nes mes mokinamės. Bet rimtai. Faktas, taip. Būtent. Man buvo irgi dvejonių, čia dabar daryta podcastą Yeah. ir tada 100 tas visas listas. Jo. Kodėl gal geriau būtų net nebandyti, Yeah. pinkinimas, Yeah. listas idėja, bet nu, nepabandysim, nesužinosim ir aš Taip. visą gyvenimą galvodama, o kaip būtų buvę. Jeigu būtų, jo. Tai savo, darom, Mhm. tai taškas. Tas ir fainiausia. Tas ir fainiausia, kad bandom, kad neteiskite. Jo, labai faina apturėti pirmą podcastą ir labai keista iš vis, Vau, aš kad mes pagaliau gyvendom šitą. šiuk, kad mes padarėm. Nu kaip, labai džiaugiuosi. Bet vau, labai faina. Labai faina, ties tą gaidą baigsim. Ką norėjau pasakyti in conclusion, kad nepamirškite, mums labai reikia palaikymo. Kaip pradžiai. Jo, kaip pradžiai labai reikia palaikymo mums. Tai būtų tikrai labai faina gauti suportų ir komentarų, ir patarimų, ir žodžių, nuomonių. Aišku, ne ten tokių kaip ten, tu toks ar noks. Bet žodžiu, Padarių komentarų. Jo, padarių komentarų, kaip sakoma. Ir nepamirškit pasubscribint, paprenumeruoti kanalą, nes visgi tai yra naujas kanalas, mūsų nauja pradžia. Tai labai labai vertinam kiekvienas. Tai padės pasiekti daugiau žmonių. Jo, būtent ir nepamirškit palaikinti. Ir nepamirškite užsidėti skambaliuko. Man va čia dabar va ta nostalgija pareina. Jo, kur tu Pasas, like. Jo, grinai, visiškai. Žiūrėjau, keista filmuoti neblogus, o podcastas, kaip žiūrėjau, visiškai kitoks visiškai dalykas, tai prie to reikia priprasti, labai tikimės, kad priprasim, labai tikimės, kad jūs mus pamilsit per laiką, tokios, kokios mes esam, crazy. Tai kitą kartą sugalvosim, šiaip, jeigu turit pasiūlymų temom, tai visada galite irgi siūlyti, bet kur, ar komentaruose rašyti, private, Instagram ar kažkur. Žodžiu, kaip sugalvojat, tai labai labai fainai, labai visada lauksim, kas jums aktualu. Ir pamiršau pasakyti, sekit mumis Instagram'e, TikTok'e, viskas aprašyme. Why not? Jo, ką aš norėjau pasakyti? Kažką norėjau pasakyti ir pamečiau Labai žinokit. svarbaus kažką? Nepamenu. Kad video laukite, jo. Tu gerai viską va. Ne, tai tiesiog, jo, mes šiaip negalim prižadėti, bet video laukit kiekvieną antradienį. Kiekvieną antradienį dar nežinau, kurią valandą. Bet žodžiu, su laiku įsiaiškinsim, bet kiekvieną antradienį kelsim video, tai va, šiandien su jumis susirinkom spalio 1, tai biškai jau taip praleidom, bet rugsėjai reikia įsivažiuoti, kaip sakoma, o spalį jau pradėjo darbus, taip kad labai laukiam sekančio podcast'o ir tikimės labiau įsivažiuoti ir, nežinau, nebemalsiu čia jau, jo, malimas per malimą, jo, dar čia mano dilema, bet dilema problema. Man labai gerai. Nes aš buvau čia, tai mes... Jo, bet kitiem, žinai, kitiem greitai kalbėti. O tai ką čia jau galia, žinai? Reikia greit užbaigti. Jo, reikia greit užbaigti, nes nereikia ilgų šitų pabaigų. Tai, žodžiu, labai ačiū, jeigu žiūrėjot visą. Tai, žodžiu, mylim, bučiuojam, širdelį nešiojam, tikrai labai vertinam. Lavinu. Ir jo, mūsų pusė su jumis atsisveikina. Mūsų pusė. Jo, sakom, jo, viskas. Tiek šiandien su mumis, kitą kartą pasižiūrėsim.